Retai. Ir labai retai. Ir kiek mes beprašom ir skambinam ir rašom, tiesiog mums atsakoma, kad vaikas nenukentėjo, jis čia matė biskį, gal nematė, žodžiu, lyg paliekamas nuo šaly. Ir po to gaunasi paradoksali situacija, kad tėvelis išimtas iš šeimos, išėjęs iš areštinės, nusprendžia, kad labai myli vaiką ir būtinai turi su juo matytis. Nes valdžia yra neribota, bendrauti jis turi teisę, turi lygias teisės ir tas teisės bando deklaruoti visos instancijos. Ir pas mus skundų prirašo, kad neduoda bendrauti. O dar gražiau, kai policijos pareigūnai po to tam pačią motiną, kuri saugo drebantį vaiką, nubaudžia administracinę tvarką už vaiko teisų pažeidimą, tai yra neleidžia matyti su vaiku. Ir niekas nepaklausia vaiko, ar jis nori tai daryti. Taip, kad taip iš tikrųjų neturėtų būti ir 100% visi vaikai, nepriklausomai ar jam 1 metukas amžiaus, ar beveik 18, jis turi būti pripažintas nukentėjus. Ir dar ir dėl to, kad taikant kardomąsias priemonės paskui, irgi paprašysiu tiek teisėsaugos atstovų, prokuratūra, aišku, pabėgo, efektyviau, dažniau ir faktiškai beveik visais atvejais taikyti kardomąją priemonę, įpareigoti smurtautoją gyventi skyriumi ir nesiartinti prie nukentėjusiųjų, ta prasme, mamos ir vaiko. Ir nedaryti tokios klaidos, kad jis gali artintis prie vaiko. Nes vaikas, jeigu būna metukų amžiaus, tėvas reikalauja savo teisių, jis neturi teisės artintis prie motinos, vaikasgi negali toks ateiti pas tėtį. O ir vyresni, kurie dreba ir bijo ir turi didžiulių psichologinių problemų, jiems tas bendravimas tuo metu, kai gyvi tie baisūs prisiminimai, iš tikrųjų kenkia jų ir psichiniai, ir fiziniai būkliai, pablogėja jų sveikata, psichosomatinės ligos pasireiškia ir tas šlapinimasis į lovą, ir mikčiojimai, ir tikai, ir visko, ir skausmai įvairūs, ir net temperatūros aukštos, kai gydomi ligoniniai po to, po šitų smurtinių dalykų. Taip kad vienareikšmiškai vaikai 100% turi būti pripažįstami nukentėjusiais ir jų atžvilgiu taip pat taikomos kardomosios priemonės, uždraudžiant smurtautojų tam tikrų momentų, kai vyksta ikiteisminis tyrimas, jis nesitęsia ten 100 metų, kad vaikas galėtų ramiai atsigauti, pasveikti, konsultuotis su psichologais ir tik pateikus psichologo išvadą, kad vaikas yra pasiruošęs bendrauti su tokiu tėvu, būtų galima tokį susitikimą daryti. Nemanyčiau, kad gali būti kitaip. Taip, dėl kardomųjų priemonių jo efektyvesnio skirimo, nes kiek mes prašom ir rašom ir skambinam, kad būkit geri, skirkit, nes jis ateina, toliau smurtauja, tą ranką gal ir bijo pakelt, bet psichologinis smurtas būna kartais ir baisesnis. Ir vėl vaikas kenčia, nes tai, ką patiria vaikas, matydamas smurtą šeimoje, tai yra iš tikrųjų labai baisu ir turi labai sunkės pasekmes ateityje. Taip, kad prašyčiau policijos pareigūnų, prokuratūros jautriai reaguoti į vaiko šitą problemą. Jie, aišku, praneša vaikų teisėm, mes ten nueinam, mes dirbam kaip mažyčiai SPS šitie centrai, teikdami pirmą pagalbą, pirmą paguodo žodį, pirmą teisinę konsultaciją. Viską mes teikiam. Bet jeigu smurtautojas po to vėl grįžta po 3 dienų ar po 2 paleistas, tai šita pagalba būna tikrai neefektyvi. Ir mums iš tikrųjų sunku dirbti, kai šalia, kai yra policija, nesupranta tokių dalykų. Ir tai būna dažnai. Ir dar dėl susitaikymo norėjau pasakyti, irgi žino policija turbūt, kad atleidžia moteris ir finansiškai būna priklausomos ir visokios, ir nori susitaikyti ir taip toliau. Bet niekas nereaguoja, ar vaikas psichologiškai pasiruošia šitam dalykui gyventi toliau tokioj šeimoje. Ir aš manyčiau, kad visais atvejais, kai pasirašomas susitaikymo protokolas, kai nukentėję yra vaikai, turėtų dalyvauti vaikų teisių apsaugos skyriaus darbuotojai ir įvertinti vaiko psichologinį pasiruošimą, priimti tą bendravimą su smurtautoju arba jo nepriimti. Nes tie
greiti susitaikymai, jie vyksta dažnai, turbūt policija patvirtins mano žodžius, kad ir atleidžia, ir taip toliau, ir meluoja, ir parodymus keičia, ir visa kita, bet visa tai yra vaiko nenaudai daroma. Taip neturi būti. Ne tiek ir daug, aš galiu pasakyti. Gerai, svarbu. Jeigu galima. Gerai, mes pabandysim, kiek yra įmanoma, sakykime, dėl to. Aš tikrai 100% pritariu tokiam dalykui, kad visais atvejais, kada ir įstatymas numato, jeigu dalyvavo ir matė tą smurtą artimoje aplinkoje, kad nukentėjusiais privalo būti pripažinti vaikai. Bet yra vienintelė problema tame, ir čia iš tikrųjų gal būtų reikalinga ir prokuratūros darbuotojų, kad, sakykime, nors galbūt taip atrodo, kad mes iš policijos departamento arba apskrities vyriausiojo policijos komisariato ten priėmė kažkoks teritorinis tyrėjas, sakykime, kuris atlieka ikiteisminį tyrimą, priėmė sprendimą ir nepripažino, sakykime, tą problemą, kaip iškėlė, nepripažino nukentėjusį. Vienintelis yra dalykas, kad ikiteisminį tyrimą gali kištis tik tai vienintelis prokuroras. Nesvarbu, kad aš pasakysiu, kad taip neturi būti, kaip aukštesnės institucijos pareigūnas, bet yra griežtai reglamentuota baudžiamo proceso kodekse, kas kontroliuoja būtent ikiteisminį tyrimą. Ir vienintelis dalykas yra numatyta ir procedūra, kaip galima skųst tuos visus neteisėtus sprendimus priimtus. Kas liečia nukentėjusių, kas liečia būtent susitaikymą, taip, yra problema. Ir aš tikrai neturiu statistikos, kiek tų susitaikymų yra, aš turiu omeny oficialių susitaikymų, kada yra ikiteisminis tyrimas nutrauktas, arba teismo procese nagrinėjama, kada yra oficialiai pripažinta, atleista, sakykime taip, nuo baudžiamosios atsakomybės, susitaikius pagal laidavimą, ar kitais pagrindais, ką man atrodo. Bet tai gali padaryti. Tai priima tokį dalyką teismas. Ir yra numatytos sąlygos, jeigu yra numatytos sąlygos ir visas tas sąlygas įvykdo, tai būtent tos susitaikymus įformina. Dabar Aš labai atsiprašau, kad visiškai ne taip, kad policijos komisariatuose moteris yra kviečiama į akistatą su smurtautoju ir išaiškinama, ir kartais aš girdžiu iš policijos pareigūnų tikrai labai argumentuotą pasakymą, kad geriau yra susitaikymą užfiksuoti policijos komisariate ir nurodant pasiekmes, kad jeigu 1 metų laikotarpyje bus toliau smurtaujama, reiškia bus atnaujintas procesas, negu kad iš principo reiškia paleisti tą bylą į prokuratūrą, kur vis tiek bus nerasta nusikaltimo sudėties. Tai čia yra mūsų praktikų pastebėjimai, kuriuos prašom reaguoti, tikrai ne teismas. Aš labai atsiprašau, vienaip ar kitaip sprendimus turi tvirtinti, yra BPK nurodyta, tvirtina teisėjas. Nežinau šito, iš tikrųjų, nes teisėjas, ta prasme, tai tada prašom žiūrėti, kaip vyksta praktikoje. Tik tai teismas gali pagal baudžiamo proceso kodeksą. Naujų dalykų, kur aš surasiu su pavardėm norėjau, aš jums surasiu iš Vilniaus klientė pervažiavo Kauno rajoną, tyrėjai Vilniečiai susišnekėjo su savo kolegom Kauno rajone ir darė jie spaudimą susitaikymą. Bet sprendimą, teismų sprendimą, kas padarė susitaikymą? Teismas tvirtina. Aš galiu atversti kodeksą, teismas tvirtina sprendimą susitaikyti. Bet tyrėjas jai sako. Palaukit, mes čia turime pareigūnų, kurie dirba turbūt praktiškai. Ar iš tikrųjų tokie susitaikymai yra teikiami teisėjų tvirtinti? Viena yra labai gerai, kad kadangi susitaikymai galime tik tai esant tokiai aplinkybei, kad smurtautojas visiškai prisipažįsta, kad padarė šitus veiksmus. Tas yra gerai. Ir nedaug dėvės vėliau padarys panašų veiksmą, tai bus ne tik naujas ikiteisminis tyrimas pridės, bet ir priimtas nesenas epizodas ir jis bus už abu nuteistas. Taip, ir aš taip dar laikau, aš tikrai norėčiau apginti policijos pareigūnus. Mes čia girdim, kad jūs juos skųskite, o mes juos bausime. Atleiskite, turi būti kažkoks bendresnis ir aukščiau, šiek tiek problemos ten sprendžiasi, ne ten, kur kyla, o truputį aukščiau. Nes jeigu iš tikrųjų geranoriškas policijos pareigūnas žino, kad prokuratūros lygyje tai tiesiog bus nerasta, plaukus išrovė, bet skausmą neįrodysi. Kaip ten, mes jums išdalinam, prašom, pasiskaitykite. Nu, tai nuostabu. Tai tada pareigūnas iš tikrųjų, norėdamas kažkaip išspręsti šitą situaciją, jisai siūlo susitaikymą.
Bet šalia yra kitas pareigūnas, kuris yra arba perdegęs, arba jau jisai pavargo nuo mažos algos neprestižinio darbo, apie kurį jūs kalbėjote ir iš tikrųjų, ir jisai tiesiog piktnaudžiauja tuo pačiu susitaikymu. Suprantat, bet tol, kol mes to nepadarysime, nepadarysime aiškaus mechanizmo, patogaus pačiam pareigūnui, kliento naudai, kad suprant, kad mes pakreiptumėm tą sistemą apsauga centre, kol visi nesijaus gerai žmonėm, reiškia padėdami būtent nukentėjusiajam, kaip dabar savo, kad mes jį iš viso paliekam ten kažkur, mes tvarkom popierius, mes kalbame apie smurtautojo teisės, taip? Tai vat, kol to mes neturėsim, tai mes negalėsim, mes tada mėtysim tą karštą bulvę, mes neskundžiam policijos pareigūnų sąmoningai 2 metus, nors turim iš tikrųjų kartais rėkiančių dalykų, mes jums irgi išdalinom vieną, irgi be pavardžių, be komisariato, be įvardinimų. Dėl to, kad yra rėkiančių dalykų, kurių nepadaro policijos pareigūnai, užtat mes sakom, kad jiems reikalingi svarbu specializuoti mokymai ir ne tai, kad policijos mokykla atsisėda ir mane irgi kvietė, daugiau nebeinu. Atsisėda ir pabėdavoja, kaip blogai, tos aukos, kad jas kur galai, nebendradarbiauja, atsiima, nukeičia parodymus, visos sutrikdytos, patikėti negali, nusispjauni ir duodi prokurorui. Atsiprašau, tai ir yra tai, kad mes ateiname, žinom išeitis, mes turim ką pasiūlyti. Užtat visam pasaulyje, ne sistemos viduje vykdomi mokymai pakeitė pareigūnų nuostatas, bet būtent mokymai, kurie ateina iš išorės, iš žmogaus teisų perspektyvos, iš nukentėjusio asmens atstovavimo srities, o šiuo atveju tai yra SPC. Tai turėkim tai galvoj, kad mes negalim jų skųsti ir mes jų neskundžiam todėl, kad visa sistema turi pasidaryti minkštesnė, aiškesnė ir jaukesnė pačiam darbuotojui, taip kaip ir aukai. Bet vienaip ar kitaip, aš labai atsiprašau, bet kaip, sakykime, išsiaiškinti tuos pačius pareigūnus, mes galim rėkti, mes galim 10 raštų rašyti ir kaip reikia daryti, ir mokyti, ir atkreipiam, ir dėl bendradarbiavimo, ir dabar galėčiau parodyti ir įsakymus, ir nurodymus, ir kurie eina kiekvieną dieną. Bet jeigu, sakykime, tas kaltas pareigūnas, kaip jūs, kaip sakot, kur piktnaudžiauja būtent tuo, verčia tą ir tą daryti, ne taip elgėsi. Juosgi reikia vis tiek irgi išryškinti. Gerai, mes jo nenubausim, bet bent jau matys, kad iš tikrųjų taip negalima daryti ir kad į tai yra kreipiamas dėmesys. Manyčiau, tokius pareigūnus tikrai reikėtų, kad mes jau bent jau informaciją apie tai turėtume. Gerbiamas Artūrai, kol jiems nebus, aš esu psichinės sveikatos specialistė. Jie patys yra artimi perdegimui. Jeigu dar mūsų užsiundysit ant jų juos persekioti, tai iš viso jie pradės iš ten išeiti dideliais kiekiais iš tos sistemos. Nes jie artimi perdegimui dėl didžiulio darbo krūvio, dėl nesuteiktos naujos kvalifikacijos šitoj srity, dėl, kaip jūs žinot, prastų darbo sąlygų ir panašiai. Taip kad aš kol kas iš tikrųjų galiu pasilikti toj kryžminėj ugny, kur jūs mums atsirašinėjat visą reiškia raštais, kad jūs mums neparodot, nesakot ne apie vieną, o iš tikrųjų skundžiatės. Aš manau, kad čia yra sistemos vidaus reikalas pasirūpinti savo nariais. Ir tikrai galvoju, kad dabar kol kas nėra pagrindo spausti konkrečių ten pareigūnų, nes jų mes turim mažai, jie yra neapginti, jų situacija irgi yra, taip sakant. Mūsų aukoms nebus geriau, mes atstovavom aukas, jeigu dabar mes tiesiog skūsim pavienius, reiškia, pareigūnus. Sistema turi sugalvoti, iš tikrųjų, kaip aš tikrai taip manau, ir aš turiu atsakymą iš socialinės ministerijos, viceministro pasirašyta, kad socialinė ministerija irgi mano, kad yra būtini, vieningi mokymai būtent šitos srities kompetencijai kelti visoms teisėsaugos grandim, bet tai yra nieko daugiau kaip tik tai Stambulo konvencija. Tai yra nieko daugiau tik pasaulinė geroji praktika. Kada jūs kvestionuojat savo raštuose mūsų kompetenciją, tai mes galim akmens ant akmens nepalikti ant to jūsų rašto, bet mes irgi nenorim pyktis. Nes viena, pasirodo, nežino įstatymų Lietuvos. Tie, kurie pasirašo, viešpatė ten, pasirodo, nežino konvencijų, pasirodo, nežino aplamai, apie ką kalba eina, kad mes vis dėlto Lietuva iš tikrųjų turim įsipareigojimų, kurie viršyje nacionalinę teisę ir kad mūsų nacionalinė teisė reikia prisitraukti ir reformuoti nuolatos, reiškia, turint galvoj savo įsipareigojimus tarptautinius. Ir kadangi mes jais remiamės, tai čia iš apačios mums pasako, kad čia jūs mums kažkokius arabus pučiat ir kažkokius niekus kalbat, o pas mus taip nėra. Tai mes jums ir rodom, kad suprantate, jeigu nėra, tai turi būti. Užtat ir kalbu apie tai, kad bendradarbiavimas, kad kažkoks švelnus santykis, neišspręsime mes nuobaudomis. Aš 100% pritariu, kas liečia bendradarbiavimą, kas liečia tarptautinius teisės aktus ir, sakykime, pritraukimą ir perkelimą. Galiu pasakyti tiek, kas sprendimus priima pagal tarptautinių sutarčių 4 straipsnio dėl
tarptautinių sutarčių pasirašymu, ratifikavimu ir ten taip toliau. Ir policija šito atžvilgiu tikrai neįgaliuota šitos sprendimus priimti ir kvestionuoti, jie teisingi ar neteisingi. Kitas dalykas, inkorporavimas tų tarptautinių teisės normų į nacionalinę teisę, tai taip pat, tik tai labai siauroj srity gali būti ir tai, jeigu paskiria atsakingos Lietuvos institucijos, kur turi ką daryti. Tai sakykime, dėl tarptautinių sutarčių, kaip policijos atstovas, tikrai nieko negaliu pasakyti. Bet bent jau jas reikia skaityti ir žinoti, tai tada nekvestionuosite. Niekas nekvestionuoja teisės. Raštuose mes turim tai. Bet iš tikrųjų, sakau, mes nepykti susirinkom, nedaugiau. Jums labai dėkuoju, gerbas Artūrai, iš tikrųjų. Tikrai nepykti. Tikrai taip, viskas tvarkoja. Taigi, tai dabar mes buvom ties vaikų. Taip, ties vaikų teisėmis. Tai gerbiama Jūratė, ar kažką jūs turėtumėte? Aš nieko daugiau neužlaikysiu. Gal iš diskusijų tik norėjau. Taip, pabaigti. Aš esu atstovauju Saugios kaimynystės grupių asociaciją. Šituo atveju... Ir kuo jūs gal vardu pavardę pristatyti? Laura Mažytė. Taip, malonu. Šiuo atveju, kiek matau ir suprantu, esu vienintelis žmogus atstovaujantis bendruomenės. Ir organizacijas, kurios žino, kas vyksta, tarkim, pačiose bendruomenėse, smurtas nekyla kažkokioje aplinkoje, kuri yra atskira nuo bendruomenės. Ir bendruomenės dalyvavimas toje veikloje, kurią jūs darote, aš manau, jisai turėtų būti pakankamai svarbus. Ir ta galbūt nauja kryptis, nauja iniciatyva, nežinau, galbūt jūs tą ir darote, tai būtų pristatymas jūsų idėjų ne tik tai pačiai policijai, ar ne, bet ir bendruomenėms, kurios galėtų užsiimti ir informacijos sklaida, ir kai kuriais atvejais teikti netgi pagalbą, nes kaip čia ir daugelis įvardino, ne visuomet auka pati kreipiasi į policijos pareigūnus, o neretai kreipiasi kaimynai, draugai ar pažįstami. Tuos žmonės pasiekti galima per bendruomenės ir per aktyvesnį darbą su jomis. Puiku, kvieskite, mes mielai. Taip, bet ta prasme, jeigu aš, tarkim, kviesiu, šituo atveju, tai aš kaip ir sakau, atstovaudama bendruomenės, aš darau pirmą žingsnį jūsų link. Pasiekti bendruomenės yra pakankamai paprasta šiais laikais. Jie turi savo bendruomenių tinklapį, kur yra visi kontaktai ir daugelis bendruomenių iš esmės labai aktyviai reaguoja į laiškus, kuriuos jūs siunčiate. Aš pati visą tai išmėginau ir tai yra veikiantis dalykas. Kurios laiškus jūs turite galvoje, į NGO-sus, kur siunčia? Bendruomenė, apskritai. Parašykit pristatymą apie savo veiklą, pasisiūlykit sudalyvauti jūsų Atleiskit, mes turim tiek mažai pajėgų, kad mes vos suspėjom savo tiesiog darbą dirbti. Bet jeigu bendruomenės norėtų iniciatyvą parodyti, tai mes tikrai surasim ilgesniam laiko tarpui. Ta iniciatyva ne tik tai turėtų būti, ta prasme, iš bendruomenių pusių, bet ir iš jūsų pusės. Tada prašom kalbėti su Socialinės apsaugos darbo ministerija ir paaiškinkite jiems, kad 4 etatai, 5, 4 pirmieji. Ir visas Vilniaus miestas, šeštadienis Lietuvos verčia susidėsti prioritetus. Bet aš labai džiaugiuosi, kad jūs iš tikrųjų apie tai kalbat ir vadinasi yra suinteresuotumas, tai gal kažkada kažkaip kažkur susidursime ir aš manau, kad ir jūs kaip kuratorius, tarkim, šitos temos, ar ne, jūs turėtumėte ieškoti aktyvių pagalbininkų, ne tik finansuotojų, ar ne, bet ir pagalbininkų ir bendruomenė šituo atveju gali būti nemokama sklaida ir krūva pagalbininkų, kurie ateis ir darys jūsų darbą, palengvindami ir jums daryti tai, ką daro. Dar kitas aspektas, kurį irgi norėčiau pasakyti, šią savaitę turėjome tarptautinę konferenciją Saugios kaimynystės tema. Ir vienas iš konferencijos pranešėjų buvo atstovas iš Švedijos. Jo organizacija būtent artimiausiai bendrauja ir planuoja projektus darbo su aukomis. Jo įžvalga pateikta buvo ta, kad iš esmės labai svarbus policijos dalyvavimas, labai svarbus valstybės institucijų dalyvavimas, bet tas lygmuo, kuris padeda pakeisti situaciją, vis dėlto turėtų būti savivalda. Savivaldos atstovų išskyrus tai, kad jie skiria jums patalpas, aš čia nematau. Mums neskiria šitas patalpas. Jo. Tu prasme, tiesiog jie davė vietą, bet jie net patys neatėjo ir nepasidomėjo, kas čia vyksta, o ką jūs daro.
Tu prasme, šitą klausimą irgi reikėtų stengtis juos įtraukti ir kad, tarkim, tai, kas dabar suprantu, kad vaiko apsaugos teisės yra priskirtos savivaldos prerogatyvai, ne, tai yra ne tik tai vaiko teisų apsauga, yra ir smurto aukų apsauga, kurią jie taip pat turėtų rūpintis, nes jie turi rūpintis tai žmonėmis, kurie už juos balsavo. Gerbė Laura, jūs turbūt labai jaunas žmogus, atleiskit, aš tai nedamatau. Reiškia, kai aš buvau jauna, aš irgi sakydavau, kad tas privalo į tą, anas privalo tą, o šitas dar aną. Nu, kaip taisyklė, nuo tokių kalbėjimų nedaugas pasikeičia. Bet, reiškia, mąstant globaliai, kas yra visiškai teisinga, ką jūs sakot, iš tikrųjų ačiū už perspektyvą, tą platesnį ir tą Švedijos pavyzdį, vis tiek tenka veikti lokaliai, tiesa. Ir tada vis tiek visas tas klausimas, kas ką privalo, susiveda į tai, ką aš galiu čia padaryti, pats konkrečiai, matydamas, turėdamas tą perspektyvą ir kad tai vis dėlto lieka ir grįžta pas mane, kaip mano uždavinys. Tai jeigu jūs turėtumėte tą gražią perspektyvą ir tokią nuostatą, turėtumėte kažkokią asmeninę iniciatyvą, iš tikrųjų mes būtumėm turbūt pirmieji, kurie džiaugtųsi, plotų rankomis ir bandytų suderinti. Taigi, o šiaip tai niekas niekam nieko neprivalo, tik tiek, kad, gerai, kad susitinka, gerai, kad susipažįsta, gerai, kad išsiaiškina ir gal paskui galės dirbti kartu. Tai tiesiog ačiū Jums labiau už Jūsų pasisakymą. Bet norėjau tik dadėti trumpą repliką, vienintelį dalyką, ką privalo bendruomenės atstovai, tai visais atvejais informuoti mus apie vaikų teisų pažeidimus. Taip, kadangi mes visi įskaitant ir smurtą šeimoje, ten, kur yra vaikai, visais atvejais, nes neinformavimas yra baudžiamas, net yra kodekse numatytas straipsnis, taip kad prašyčiau visais atvejais greitai reaguoti ir informuoti. Tai va, tai čia bendruomeniai kaip ir buvo toks gražinamas tas jos galimas indėlis, už kurį būtume visi labai dėkingi. Jūs dar nežino, kad jums reikia pasakyti. Na tai jūs jau paklausėt, paaiškinkit tada tiems, kurie gali jūsų klausyti. Tai jūs turit asociaciją ir turit kažkokį tinklą. Jūs tą tinklą savo informuojat, kad, sakykime, yra Vilniaus moterų unija, Kaune yra Kauno moterų draugija, Tauragėje yra Tauragės moters informacijos ir užimtumo centras. Ir visi čia kalba tinklalapyje socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Ir čia būtų tas klaida, o ne kiekvienam mums eiti kiekvieną atskirą. Tikrai šitą mes nepadarysim, nes negalim to padaryti. O dar mes turim Facebook profilius, tiesa, kurie labai gyvas bent mūsų. Ten įvairios informacijos, ten yra tiesiog vertimai angliškų klipų, paskaitų, ten nuorodos į straipsnius, ten yra tiesiog klondaikas. Tai ačiū, kad jūs keliate tą klausimą, labai prašom. Čia vat mūsų darbas, čia mūsų pareiga visuomenė, mes sudedam visą, turime informaciją, pritraukiam, ten parsivežam iš ten įvairių pasaulio vietų ir ją toliau viešinam. Taip, bet jums leidus, kadangi tas laikas, reiškia, skuba į priekį, tai gal mes tada galėtumėm toliau, šiek tiek tie klausimai susijaukia. Dabar pagal tai, kokias iššūkius patiria arba kokias galimybės atvėrė įstatymas, turėtų kalbėti prokuratūra. Bet aš taip suprantu, kad mes jau nebeturim nieko iš prokuratūros. Tada gal aš galėčiau paklausti policijos darbuotojų, ar jų, aš privačiuose pokalbiuose, tai aš girdžiu nusivylimą, reiškia, kad nėra gero bendradarbiavimo. Ir kad iš tikrųjų čia yra problema, kurią reiktų spręsti visiems. Būtent tiltelių kažkokių, tai reiškia, kad noriu jūs paklausti, ar tiesa, kad apsauga, aplamai bet kokios apsaugos taikymas pasibaigia prie prokuroro durų? Ar tiesa? Aš tikrai tokios informacijos neturiu, kuriais faktais aš nedisponuoju, nemėgstu kalbėti. Sakykime, įvairiuose prokuratūrose, kaip ne kaip, arba regionuose yra įvairūs santykiai ir, sakykime, yra individualūs prokurorai ir gali būti vienas faktas vienoks, kitas kitoks, bet, sakykime, kad taip, kaip čionai yra apibrėžta, kad visos apsaugos, sakykime, priemonių baigėsi ties prokuroro slenksčiu, tikrai nedrįsčiau už taip net pasakyti, nes aš tokios informacijos tikrai neturiu. Mes tą užduodam kaip klausimą, ta prasme, ar tiesa, nesusidaro toks įspūdis. Ir kalbant, ir net po Respubliką važinėjant, mes tikrai labai daug kur dalyvaujam. Ten tikrai, nebesuskaičiuočiau, kur pastaruoju metu buvom Kaune Tauragėje, Kaune ten nebuvo, bent jau nebuvo aktyvus policijos pareigūnai, bet Tauragėje, Kelmėje buvo labai aktyvus. Ir mes su jais pakalbėję radom, tarp kitko, kodėl aš apie tai kalbu, tai yra tokia tendencija stebima ir kitose pasaulio šalyse. Turėjau galbūt prisistatyti, kad atstovauju taip pat ir tarp Europinį tinklą VEIB, Women Against Violence Europe, mes esame jų galiotas atstovas Lietuvoje ir mes turim nuolat mokymus specializuotus.
Ir šiaip kitokius tarptautinius renginius, kur susirenka 20-40 šalių ir visi ten kalba būtent apie savo praktikas, gerasias, blogasias, pasitvirtino, nepasitvirtino ir panašiai. Todėl mes girdim, pavyzdžiui, iš Balkanų, kurie gana anksti priėmė tokius įstatymus, kad dabar jie išgyvena didelę krizę dėl to, kad policija perdegė. Policija dirbo, buvo apmokyta, buvo pinigų investuota, jie rengė, jie tvarkė, jie, taip sakant, pateikinėjo ir tolimesnės sistemos grandys buvo pakankamai betoninė siena. Ir paskui, ir dabar ten įvairiai, ten aš neužimsiu jūsų laiko, bet yra tam tikras, reiškia, visos tos sistemos, reiškia, beklešas, kaip mes vadinam, smūgis atgal. Taip, kad kalbėti apie tai, kaip profilaktiką darant, mums reikia. Aš dar kartą galiu pasikartoti. Tikrai galbūt pasitaiko kur atveju, bet aš tos informacijos, sakykime, neturiu konkrečios, kad galėčiau daryti išvadą ir būtent taip traktuoti, kad apsaugos priemonės baigėsi ties prokuroro slenksčiu. Tada paklauskime kitaip. Ar tiesa, kad prokuroras, jie taip sako, kad jie nesivadovauja apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymu? Nes pagal savo, taip sakant, pačios struktūros prigimtį, jie vadovaujasi tik tai baudžiamuoju įstatymu. Manau, kad visi asmenys ir visi žmonės įstatymais turi vadovautis. Ir tai nepriklausomai, ar baudžiamasis procesas, ar asmens, ar apsaugos nuo smurto artimoje įstatymas. Ne tik pareigūnai aš turiu omeny. Matot, mums tai nekiek nejuokinga, nes, pavyzdžiui, prokuroras buvo labai nevykę mokymai. Pagal labai atleiskite korupcinę schemą. Aš neįvardinsiu nei institucijų, bet mes kreipiam dėmesį, galbūt patys valdininkai pradės žiūrėti, kas ten pas juos per skylės ir per kur kas išloša. Bet, reiškia, tie nevykę mokymai, jie labai daug ką parodė. Reiškia, atėjo ten kažkoks pakviestas prokuroras, ten irgi draugas pažįstamas, ir pasakė labai trumpai, labai arogantiškai, praktiškai išeisdamas auditoriją, kad šitas jūsų įstatymas nieko naujo prokuratūros darban neįnešė. Taškas. Ir pabaigė. Aš individualių žmonių arba aš atsiprašau, bet jeigu tokie dalykai yra pasakomi oficialiai organizuotose mokymuose su valstybės pinigais, būtent organizacijoms, kurios yra įtrauktos į įstatymo vykdymą, tai yra SPC, aš tada keliu klausimą čia, gal kas nors žinote tai, kodėl taip sakoma ir ko trūksta, kad taip nebūtų sakoma. Aš tikrai negirdėjau nei pačio pasisakymo, nei... Atleiskite, man nereikia, kur jūs vis grįžtat prie Jono ir Barboros, galime pakelti kur truputį aukščiau. Jeigu tokie dalykai skamba, mes jums išdalinom, be kita ko, kai kurių prokurorų... Tai yra blogai, aš galiu pasakyti, jeigu tai pasakė, tai yra blogai. Tai vadinasi, jis tai turėtų, ta prasme, tas įstatymas apsaugos nuo smurto, mūsų domina tik apsauga. Aš čia labai prašau. Aš manau, kad reikėtų nutraukti dėl prokuratūros, kadangi nėra tos institucijos, kurią dar mes mėginam apkaltinti tos sprendimus. Tai aš manau, einam iš karto prie kitos temos, nes jūs dabar prašo policijos komentuoti prokurorų veiksmus, ar jų teisėtai, ar neteisėtai įmati. Na, manau, kad mes palikim tą terpę, nes nei vieno atstovo prokuroro nėra. Teisingai, teisėtas tas pastebėjimas, tikrai taip. Būtų gerai, kad būtų, gal kitą kartą bus. Taip, tai mes turbūt apžvelgiam dabar pagrindinės institucijas kaip SPC, kaip Vaikų teisių tarnyba, policija, prokuratūros mes neradome, teismai neatsiliepė į mūsų kvietimą šį kartą. Tai gal tada galime keliauti toliau, kokie mes turim klausimą. Tai penktas klausimas turbūt kaip ir aptartas, nežinau, kolega. Taip, sakykime. Perėjome prie šeštą. Taip, viskas. Šeštas, jo, gerai, tada dar pristatau tiem, kas neturi prieš akis, pristatau tada 7 klausimą. Kokios civilinės teisės priemonės, teisės aktai, naujų institucijų praktikų diegimas galėtų palengvinti nukentėjusio asmens padėtį, siekiant apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir savo pažeistų teisių įtvirtinimo? Koks yra ir kaip veikia žalos atlyginimo mechanizmas Lietuvoje? Čia pacituojamas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 12 straipsnio 2 dalis. Smurtautojas padaręs žalą žmogaus sveikatai, turtui, aplinkai, taip pat padaręs neturtinę žalą, privalo ją atlyginti smurtą patyrusiam asmeniui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Gal mes galėtume tada prašyti, kiek mes Salomėją Zaksaitę. Ar turim Salomėją? Turim. Labai gerai. Labai ačiū už sutiktą galimybę čia kalbėti.
Ir šiandien aš pasiruošus trumpai aptarti žalos atlyginimą būtinio smurto aukoms ir iš pat pradžių nors ministerija jau pabėgo, bet irgi norėčiau padėkoti Teisingumo ministerijai už suteiktą statistiką, kiek jos yra remiantis Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymą. Tai truputį iš teorinės perspektyvos pasakysiu, kad iš esmės yra du įstatymai, tai yra smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kurie turėtų padengti šitą sritį ir kurie turėtų kooperuoti tarpusavyje. Bet kaip aš ir pasakysiu vėliau, vargu ar ta kooperacija yra labai veiksminga ir tą liudija statistiniai duomenys ir pačios įstatymo nuostatos. Tai pradžiai, kad būtų lengviau įsivaizduoti, tai kaip veikia tas žalos kompensavimo mechanizmas. Kai padarytas bet koks smurtinis nusikaltimas, tarkim, yra sunkus sveikatos sutrikimas. Tai žmogus dabar patyręs žalą, pavyzdžiui, sveikatai pagal 135 baudžiamo kodekso straipsnį sunkus sveikatos sutrikimas, jis privalo būti informuojamas policijos pareigūnų apie galimybę gauti kompensaciją, apie galimybę gauti žalos atlyginimą. Čia ministerijos nuomonė yra labai geras baudžiamojo proceso kodekso pakeitimas, pakoregavimas ir atitinkamai ženkliai padidėjo tų žmonių, kurie kreipėsi į ministeriją dėl žalos atlyginimo. Ir kai tas žmogus yra informuojamas, jisai arba padedamas savo advokato, arba padedamas pirminės teisinės pagalbos tarnybos, užpildo dokumentus ir neša tuos dokumentus arba Teisingumo ministerijai, arba antrinės teisinės pagalbos tarnybai, kurių Lietuvoje yra 5. Ir tada ministerija ar antrinės teisinės pagalbos tarnyba per, atrodo, 3 mėnesius, žodžiu, terminas yra nedidelis, tą prašymą išnagrinėja ir kompensuoja arba nekompensuoja žalą. Čia labai primityviai ir supaprastinti, bet esmė maždaug tokia. Tai kokia yra statistika ir kaip visą tai veikia, tai pasakyta buvo ministerijos, kad iš viso kompensuojama maždaug 320 žmonių per metus ir išmokama 2,2 milijono litų per metus. Skaičiai maždaug tokie patys, jie šiek tiek didėja kasmet, bet sumos maždaug tokios, tai yra 320 prašymų ir 2,2 milijono litų per metus. Tai sumos iš esmės nėra mažos, bet prašymų galėtų būti ir daugiau. Tada į klausimą, kaip tose 320 skaičiuose atsispindi buitinis smurtas, atsakymo nebuvo, nes nėra tokios skaities, nėra tokios grafos ir klasifikacijos, pagal kurią būtų aišku, kaip, ar tai buitinis smurtas ar ne buitinis. Tai jie galbūt pateikus labai tikslę detalę užklausą galėtų atsakyti tą klausimą, bet iš esmės tokios grafos nėra. Tada, kas yra įdomu teorinė prasme, kodėl galima spėti, kad to buitinio smurto aukų gaunančių kompensaciją yra mažai, tai aš teoriškai nagrinėjau tuos 2 įstatymus ir galėčiau daryti tam tikras prielaidas, remiantis kuriom manau, kad buitinio smurto aukų tikrai nėra daug, kurios gauna kompensaciją. Galbūt 10% iš tų prašymų, galbūt dar mažiau, aš nedrįstu spekuliuoti, nedrįstu spėti, bet kuriuo atveju, jeigu, ką tik buvo minėta, socialinės apsaugos ministerijos yra 3000 aukų maždaug per 9 mėnesius, kurios gauna pagalbą, tai net jeigu ten yra ir koks 30 ar 50, kuriams ta žala kompensuojama, tai bet kuriuo atveju yra labai procentiškai maži dydžiai. Tai visų pirma, mano nuomonė, žalą sunku gauti dėl pačių įstatymo nuostatų, kad žala kompensuojama už tam tikrus nusikaltimus. Tai yra, iš esmės, atrodytų labai daug nusikaltimų ir viskas labai gražu, bet kai pasižiūri giliau, tie, kurie dažniausiai pasitaiko buitinio smurto atveju, kaip tik ir nepatenka.
Tai aš pasakysiu, kurie daugiau mažiau patenka, tai aišku, nužudymai, sunkus sveikatos sutrikdymai, sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus, nesunkus sveikatos sutrikdymai, neteisėtas laisvės atėmimas, išžaginimai, prievartavimai, prekyba žmonėm, plėšimas ir panašu. Žodžiu, tai, kas atrodytų patenka į smurto sąvoką, tai tie nusikaltimai ir yra tie, už kuriuos kompensuojama. Bet kas yra svarbu buitinio smurto atveju, nepatinka 140 straipsnis, tai yra fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas, kas tikriausiai sudaro didžiąją dalį statistikos už buitinį smurtą, ir nepatinka 145 straipsnis, tai yra grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti sveikatą arba žmogaus terorizavimas. Tai taip tariant, psichologinis smurtas ir nežymus fizinis smurtas nepatenka į to įstatymo kuruojamą sritį. Tai net ir be didelių statistinių ar analizių, poveikio sociologinio analizių galima tenai teorinė prasme daryti išvadą, kad tie du įstatymai smurtą apibrėžia skirtingai ir smurto artimoje aplinkoje įstatymas smurtą apibrėžia plačiau ir dėl to aukos turi žymiai ribotesnės galimybės gauti kompensaciją lyginant su šiaip smurto aukomis suvokiamomis pagal smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymą. Dabar... Atsiprašau, galima vieną klausimą. O 138 straipsnis, jeigu pradedamas ikiteisminis tyrimas, ar įeina? Tai yra svarbu, iš tikrųjų, labai ačiū už pastebėjimą. 2006 metais, kai buvo priimtas smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas, 138 straipsnis neįėjo ir tada Seime buvo padarytos pataisos, kad jis įeitų, nes iš pradžių buvo kompensuojama už visai siaurą sąrašą, tik už 6 nusikaltimus, dabar kompensuojama už 50 nusikaltimų, bet vis tiek buitinio smurto atveju galima sakyti, kad nepadengiama. Iš esmės, tas vienas 138 ir būtų aktualus, tai yra nesunkus sveikatos sutrikdymas. Kas galėtų būti svarbu vis dėlto tom aukom, kurios sugebėtų pradėti ikiteisminį tyrimą pagal 138 straipsnį, tai yra būtina būti pripažinta civilinė ieškovė ar civilinių ieškovų, jeigu tai vaikas ar jeigu tai vyras. Ir taip tariant, turi būti pareikštas civilinis ieškinys baudžiamajame procese, nes žalos kompensavimo būdai yra du. Vienas yra visiškai toks akivaizdus, neprieštaraujantis jokiom nusikaltimo prezumpcijos principam ir panašiem, kai teismas priteisia žalos atlyginimą, tada viskas aišku, kaip ir teismas priteisia, tada nusikaltėlis turi atlyginti tą žalą, jeigu nusikaltėlis neturi pinigų, atlygina valstybė remiantis šituo įstatymu ir po to valstybė įgyja griežtinio reikalavimo teisę iš kaltininko. Tačiau, kaip galima spėti, šitas būdas yra nelabai aktualus smurto artimoje aplinkoje atveju, nes jeigu yra, tarkim, susitaikymas pagal BK 38 straipsnį, tai atitinkamai ko gero nei to civilinio ieškinio yra, nei atlyginimo. Atlyginimo žalos iš esmės turi būti vien pagal mediacijos sąlygas, bet neaišku, kaip ten ta žala atlyginama ir turbūt jeigu yra atlyginama, tai labai mažai arba simboliškai. Nors aš neturiu tokios informacijos, kad galėčiau spėti, kad vargu ar turi ten pinigų atlyginti tokią žalą, kurią numato įstatymas. O labai atsiprašau, ką reiškia mediacijos sąlygomis? Mediacijos sąlygomis, tai mediacija čia yra jo toks truputį gal teorinis pavadinimas, iš esmės tai yra susitaikymas pagal BK 138 straipsnį. Jos sąlygos yra, kaip jau buvo minėta. Kodeksai yra visos išvardintos sąlygos, kokiom sąlygom esant galima susitaikyti. Policija jau išvardino dalį, tai yra prisipažinimas, atlyginimas arba pašalinimas padarytos žalos, pažadėjimas, kad per 3 metų laikotarpį nedarys naujų nusikalstamų veikų. Ir jeigu jis padaro, tada automatiškai ne tik už naują, bet ir už ankstesnę pradedamas ikiteisminis naujas. Atleiskit, ar čia yra skirtumas, jeigu pagal 140, nes mes girdim iš policijos, kad tik 1 metų vaikui galioja tai, kad jis įsipareigoja nedaryti naujų nusikaltimų. Ar čia tiesiog taip laisvai interpretuojame, kad iš principo turėtų būti 3 metų?
Yra išvardinti baudžiamajam kodekse, tikrai mintinai neatsiminsiu ir neišvardinsiu. Būtent tie terminai atitinkamai, man atrodo, jeigu neklystu, pagal bausmės dydį. O pagal straipsnį. Tai visada 400 gali būti susijęs su 1 metais. Dabar neatsakysiu, tikrai reikia kodeksą atsirasti. Tada pasakysiu. Taip, tai supratau, dėkoju. Nes kaip sėdėjimo laikas skiriasi nuo straipsnio, taip pat ir šitie terminai irgi nuo straipsnio skiriasi. Taip, kas dar gali būti svarbu, gal dėl žalos dydžių, tai jie įstatymą gražiai atrodo, tai jeigu yra nesunkus sveikatos sutrikdymas, avansų kompensuojama žalos dydis maksimalus yra 3900 litų. Paprastai visi prašo maksimalių. Derinant mano kalbą šitoje diskusijoje, Linija klausia, kaip yra su advokatų išlaidom, tai iš esmės nėra numatyta tokia žala, tai nėra tiesioginė žala smurtinio nusikaltimo, tai numatyti įstatymą yra sveikatoje padaryta žala, tai tam reikalingi medikų išrašai kaip pagrindžiantys dokumentai ir galima prašyti neturtinės žalos, ką sudaro fizinis ir dvasinis skausmas, emocinis šokas, depresija, žala reputacijai ir ta emocinė žala irgi nėra tokia maža. Turbūt tie patys 3900 litų, bet dabar bijau sumeluoti, galima tikrai galvoti, kad ne mažiau 2000, tai kad iš esmės galima prašyti neturtinės žalos, o po to su tos neturtinės žalos pinigais daryti, ką nori tame tarpe ir atlyginti advokato užmokestį. Bet tai ir nėra tiesioginė žala smurtinio nusikaltimo, todėl advokato išlaidos nėra kompensuojamos remiantis įstatymą. Jeigu žmogus nuneš kvitą už advokato paslaugas, tai tikrai nebus priimama rimtai. Tačiau jis gali gauti, kaip jūs sakote, už tą neturtinę žalą ir toliau panaudoti. Taip, jis gali panaudoti, kam tinkamas. Bet irgi vien tik tai 138 straipsnis yra jau ta riba. Na, yra ir sunkesni jau visai. Taip, bet mažesnių čia nevisai. Galima kalbėti konkrečiai 140 neįeina, jis yra vienas iš dažniausių. Tai kiek klausiau ministerijos, ar tikrai taip sunku tos dokumentus susirinkti ir ar pačios aukos būtų pajėgios ir panašiai, tai man tiesą sakant nepasirodė taip labai daug tų dokumentų visiškai normaliai, tiesą sakant, jeigu neščiau prašymą į darbą, man reikėtų ko gero daug daugiau surinkti, tai kad aš manau, kad to žmogus nepatyręs traumos ir šiaip visiškai normaliai funkcionuojantis nedarytų didelių problemų dėl tų dokumentų, bet galbūt aukos tikrai truputį yra šoko būsenų ir joms sunkiau, bet kuriuo atveju pirminė teisinė pagalba, tarkime Vilniuje, tai būtų savivaldybėje, net pasižiūrėjau, tiek labai arti kabinetai 240 ir 234, kad mes čia netoli sėdime, ir teisės klinika, ir Švento Kryžiaus namai šitai padeda padaryti. Bet savivaldybėje priima dar klientus tik tai atnešus mokesčių inspekcijos deklaraciją, kad jų pajamos nėra didelės. Jeigu ten moteris yra dirbanti, jau nebetenka teisės čia lankytis, aš taip įsivaizduoju. Kur jai tada kreiptis? Kiek žinau, Nes teisės klinika tai kažkaip. Nes ten yra mažiausiai formalizuota pati procedūra. Teisės klinika irgi priima, bet ten dirba daugumoje studentai nelabai susidūrė su šituo įstatymu ir yra problemų, kur tą moterį nukreipti. Nes civiliniai ieškiniai bet koks klientas tikrai pats nepateiks ir neparengs. O prokurorai, kurie atstovauja viešą interesą, ar čia galėtų būti mums parama? Remiantis įstatymą, prokuroro pareiga yra pareikšti tą civilinį ieškinį, kai jis yra prašomas, ir yra dar tas viešo intereso aspektas, kad jeigu auka nepajėgi, nukentėjusis yra silpnesnė šalis, tai jis turi savo iniciatyvą jį pareikšti, ir tai būtų kaip tas dokumentas, tai yra nutartis, kuri pateikiama Teisingumo ministerija arba antrinės teisinės pagalbos tarnybai. Ir kiek aš klausiau, ministerija sakė, kad jie yra pastoviai konsultuojami telefonu, ir jeigu kas yra terminas trūkumam pašalinti, jeigu jie tokių dokumentų nepateikia, taip kad tikrai ne prokurorai to imasi, tai paprastai yra arba jų advokatai, arba tarnybos pirminės teisinės pagalbos. O ar galima būtų, aš kalbėjau su labai simpatiška viršininkė prokurorų, to būtent viešo intereso gynimo,
tie, kad neturėjo galimybę šiandien dalyvauti. Jis sako, aš supratau, kur jūs lenkiate, nes dabar yra tas įstatymas, kuriame būtent parašyta, kad tai yra viešas kaltinimas, kad yra valstybės interesas, ne privataus asmens, turiu galvoje smurtas artimoje aplinkoje. Ir jie irgi turbūt išsigandę, kad mes teliuosime į juos ir bandydami nurodyti šitą įstatymą kaip pagrindą prokurorui būtent teikti civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje. Tai ar jų abejonės pagrįstos, aš džiaugčiausi, jeigu būtų jūsų manymu pagrįstos. Gal iš tikrųjų mes galim kažkaip bandyti su jais kalbėtis ir inicijuoti tai, kad praktika formuotųsi. Yra BPK 117 straipsnis, kurį galėčiau pacituoti. Kas nors susiteikia dėl valdžios apribojimų. Kas nors konspektuoja, užrašykite 117 straipsnis. Ne, čia visiems prieinamas tas straipsnis. Prokuroras palaikantis kaltinimą privalo teisme pareikšti civilinį ieškinį, kai asmuo, tame tarpe dėl priklausomybės nuo kaltinamojo, negali ginti teisme savo teisėtų interesų. Yra pastraipsnis dėl praktikos, aš nežinau. Matyt nėra, kas žino, matyt, kad nėra. Ir aš taip galvoju, kad ir Jūratė, jūs irgi turėjot tą mintį, kad vaikas tai visais atvejais yra viešas interesas. Tai jeigu dabar nukentėjusysis pagal apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą yra taip pat ir vaikas, tai ar tikrai neturėtų staiga formuotis masyvi praktika tokia prokuratūroje, reikšti civilinius ieškinius baudžiamosiose bylose, kai nukentėjusysis yra mažametis? Manau, prokuratūros atstovų nėra, nelabai kas už juos atsakys. Dažniausiai būna, kad iš išorės kažką pradeda baksnuoti, tada sistema atsibunda ir pasiražo ir sako, jo. Mes turėjom čia Kaunas miestas vaiko teisės, mes turėjom pasitarimus su prokuratūra. Taip. Tai būtent dėl šitų visų smurtinių pranešimų, kuriuos skyrius gauna. Ir mes, pavyzdžiui, gavome tas pranešimus dėl smurto artimoje aplinkoje, identiteto smurto, iš kaimynų, giminių, pažįstamų, pačių mamų. Ir kur mums kreiptis, ar mums į prokuratūrą kreiptis, ar mums į policijos komisariatus kreiptis, kur mums persiųsti tuos prašymus, ar abiejų institucijų. Aiškiai buvo pasakyta vyriausios prokurorės, visi prašymai keliauja į policijos komisariatus. Prašau, aš apie institucijų bendradarbiavimas. Visi absoliučiai. Nebent ypatingas kažkoks atvejis, tai žaginimas galbūt kažkoks. Net seksualinė prievarta pasakė keliauja į policijos komisariatus. Viskas mes užprotokolavom, išsiuntėm valstybinį įvaikinimo tarnybai, nes turim pagal jų metodinius nurodymus vieną kartą per pusmetį organizuoti pasitarimus. Būtumėm dėkingi, jeigu mus pakviestumėt. Žinot, mes visoje esame pilietinės organizacijos, tokios mielės visuomenės, tai kartais sukūrenam gal greičiau kažką. Tai yra seksualinė prievarta. Gaunat jūs šitą informaciją. Čia yra pilnai normalu. Prašau. Jeigu mes neturime informacijos, neturime pranešimą, šeimoje. Bet klausimas, kodėl ne prokuratūrai. Čia prokurorė matyt, kad nuėmė nuo dangaus, taip nenorėjo, taip jinai pasakė. O jeigu apie kitą lygmenį truputėlį apie teismų, tai turiu tokią informaciją, kad Kauno apygardos lygiai pusė teisėjų ima ikiteisminius tyrimus apie smurtą, dėl smurto artimoje aplinkoje iš policijos, o lygiai kita pusė teisėjų nori iš prokuratūros gauti tokius ikiteisminius ir viskas. Ne, bylos kirstamos dabar kompiuterių pagalba teismuose ir aš nemanau, kad jie ima tai, ką nori ir ko nenori. Ten yra, teismuose yra tokia tvarka, jo. Jie nesirenka bylų atėję į darbą, jie jas gauna. Čia, jeigu aš teisingai supratau, būtent iš Vaikų teisių apsaugos tarnybos jūs turite omeny pranešimus apie tuos, jūs nustatėt, kad buvo smurtas, sakykime, artimoje aplinkoje, gavot pranešimą ir kad jūs informuojat, sakykime, policiją dėl to. Tai čia visiškai teisingai. Nes lygiai pagal tą patį, jeigu mes neturim gavę, sakykime, informacijos apie tai, kad būtent ten yra smurtas, mums reikia pradėti ir policija būtent net ir pagal įstatymą yra numatyta, kad pradeda ikiteisminį tyrimą. Dėl to prokuratūra taip ir pasakė, kad nors ikiteisminio tyrimo įstaiga yra ir prokuratūra šitą visą, bet jie kaip koordinuojantis, kaip aš ir sakiau, visus 90 kažkur 6% ikiteisminių tyrimų, kurie yra vykdomi apskritai Respublikoje, atlieka policija. O čia nėra ydinga patriarchalinė piramidė, kad tas, kas aukščiau stovi, tas ir pasitvarko. O kam yra pilietinė visuomenė, kad jinai daugiau mažiau iš apačios keltų į viršų.
Bet gerai būtų, kad mes visi būtumėm piliečiai, kaip čia pasisakė gerbiama Laura Mažintienė. Ir kad visi suprastume, kad esame visos bendruomenės nariai. Todėl šitą, manau, praktiką galima būtų kvestionuoti. Nes bent jau kas, o jau seksualinė prievarta prieš nepilnametį, tai kažkaip tai mano supratimu visada lyg tai buvo prokuratūros prerogatyva. Kažkada buvo griežtai reglamentuoti baudžiamajam procese straipsniai, pagal kokius straipsnius atlieka ikiteisminius tyrimus prokuratūra, pagal kokius straipsnius atlieka policija. O dabar? Dabar taip nėra ir, sakykime, prokuratūra koordinuoja ir kontroliuoja ikiteisminį tyrimą ir lygiai skirstoma yra per prokuratūrą būtent kokios institucijos, kokios ikiteisminio tyrimo įstaigos kitos atliks ikiteisminį tyrimą pagal vieną arba kitą pranešimą. Ir taip yra įteisinta baudžiamajam procese. Supratau, bet ar tai yra naudinga bendruomenė? Aplamai, visiems piliečiams, kurie turi reikalo su tomis institucijomis. Aš taip supratau, kad vaikų teisės į tai žiūri, kaip čia pasakyti, su rezervu. Suprantat, kažkada kažkas turi pradėti užduoti klausimus, gerbiamas Artūrai. Aš tikrai šitą klausimą neatsakysiu, ar tai yra naudinga, ar tai žalinga. Mes jūsų klausim atsakymą, bet ar jums netrodo, kad jis yra teisėtas tas klausimas? Nežinau, kas kūrė, sakykime, 2003 metais buvo kūriamas, buvo įsigaliojo tiksliau, jei neklystu, 2003 baudžiamasis ar antrais. Sukurtas jisai buvo anksčiau, bet įsigaliojo. Tai būtent baudžiamo proceso ir baudžiamo kodekso, baudžiamasis kodeksas ir baudžiamo proceso kodeksas. Tai, sakykime, matyt kažkokia argumentacija, kodėl buvo priimti tokie sprendimai, tai ėjo per įvairias institucijas ir Teisingumo ministerija, ir teismai, ir taip toliau. Kodėl buvo priimtas toksai sprendimas, kad būtent tik tai koordinacinį, sakykime, darbą palikti institucijai prokuratūrai, o, sakykime, kitos ikiteisminio tyrimo įstaigos, kaip sakoma, atlieka tą juodąjį darbą ikiteisminį tyrimą. Tikrai, nežinau, matyt, kažkokie argumentai buvo, aš su jais nesu susipažinęs. Kelti, bent jau mes, pilietinės organizacijos, tikrai galim kelti klausimą, ar neverta peržiūrėti tos argumentus. Bet šiandien, kaip jau buvo pasakyta, į tai mes neatsakysime. Todėl, gerbiama Salomėja, ar jūs galėtumėte nors mums padėti, turiu galvoje, kaip mes galėtumėm iš kurios pusės pradėti tą išjudinti. Nes jeigu yra įstatyme kartai įrašyta nuostata, reikia ieškoti tiltelių ją įgyvendinti. Kažkokių gal postatyminių aktų, kad šitas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostata, kad žala atlyginama nukentėjusiojo naudai. Ir aš tikrai žinau, kad yra ir tarptautiniai geroji praktika, tikrai nežinau, kaip reglamentuota, nesu teisininkė, bet kad yra ta praktika atlyginimo. Tai kaip mes galėtumėm Lietuvoje pajudėti tą linkmę? Paprasčiausia būtų, tai jau galima numanyti, ką aš pasakysiu, tai įtraukti bent jau 140 straipsnį. Čia būtų toks atrodytų greičiausias vaistas, tai tą nusikaltimų sąrašą tiesiog papildyti vieno arba 140 ir 145, tai yra ir fizinio skausmo sukėlimo, ar nežymų sveikatos sutrikdymą ir grasinimą nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą ar žmogaus terorizaciją. Čia būtų tokia pati greičiausia priemonė, kuri labai daug turbūt išteklių nepareikalautų žmogiškų, tiesiog reikėtų papildyti Teisingumo ministro įsakymą, nes tas nusikaltimų sąrašas yra patvirtintas. Kažkas pas mus rašo. Teisingumo ministro įsakymą. Šitą mes galbūt galėtume iš tikrųjų imtis nevyriausybinės organizacijos. Mes turim nacionalinę koaliciją. Visose apskrityse veikiančios moterų organizacijos, gal mes iš tikrųjų galėtume imtis kaip lobistinės veiklos, prašydami, kad būtų įtraukta ir ryšim su to, kad jau priimtas toks įstatymas apsaugos nuo smurto. Kaip jums atrodo, ar tai galėtų būti vertas tikslas? Čia taip būtų logiška, bet aš turėčiau šiek tiek tokio kritiško vertinimo, kad kažin ar tai iš esmės pakeistų situaciją, tai pakeistų bent gal šiek tiek teoriškai arba tokiam hipotetiniam lygmenyje, bet praktiškai vargu ar tai daug pakeistų ir galėčiau galbūt taip truputį teoriškai ginti ir prokuratūrą, kiek aš esu skaičius. Man atrodo, tas jų pasakymas, kad viskas yra taip, kaip ir buvo, gali būti išverstas ir normalią kalbą. Kiek aš žinau, prokurorai yra sakę, kad apskritai to įstatymo nereikia, būtų užtekę baudžiamojo kodekso pakeitimų, prilyginant veikas
viešom veikom, tai yra tiesiog atsisakyti privataus kaltinimo ir tai padaryti viešuoju kaltinimu ir tam būtų užtekę ten, tarkim, 2 nuostatų pakeitimo, pats įstatymas galbūt tik tai maišaties įnešė. Tai jeigu būtų taip į tokį rūbą įvilktas jų pasakymas, tai būtų kur kas aiškiau, nes iš esmės įstatymas tarsi nurašytas nuo Austrijos, bet iki Austrijos dar labai toli. Ir tai susiję, manyčiau, visų pirma su tuo, kad pas mus smurtas išimtinai siejamas su baudžiamąja teise, o Austrijos modelis yra visgi visai kitoks, tai visų pirma siejamas su socialinės apsaugos ir civilinėm priemonėm. Ir tada jau reikėtų tokių gana rimtų įstatymo projekcijų ir pakeitimų. Ir pavyzdžiui, pasakyti, kad kokio lygmens smurtas užtraukia baudžiamą atsakomybę, o už kokio lygmens smurtą galimos civilinės apsaugos priemonės, tai būtų logiška, bet tai jau reikalautų vos ne tokio fundamentalaus įsigilinimo ir perrašymo pačio teisės akto. O jeigu tokio perrašymo nėra ir tokios prieigos nėra kaip Austrijoje, tai tada prokuratūros ciniška pozicija, kad viskas veikia kaip veikia ir anksčiau. Galbūt tik tai latentinė dalis išėjo į viešumą ir jinai būtų daugiau mažiau suvokiama. Tai čia toks vienas greitas receptas, kuris teoriškai būtų gražu, bet praktiškai, aš manau, reikėtų pradėti nuo pačios smurto sampratos. Už kokį smurtą mes tikrai pradedam tos baudžiamuosius procesus, o už kokius dar nereikia. Dėkoju labai. Tikrai čia mes įeinam į tą kitą dalį, apie kurią mes irgi klausimus esame numatę. Būtent civilinės priemonės versus baudžiamosios. Ir kaip jau gerbiama Eglė Gilavičiūtė sakė pirmoje dalyje, kad čia mes buvom nevyriausybinės organizacijos, tai mane asmeniškai įvardino, galbūt tikrai mes turim tampriausius ryšius su Austrija, nes Veivo ofisas yra vienoje, bet taip pat ir kitos nevyriausybinės dalyvavusios darbo grupėje, jos labai stipriai siekia, kad įstatymas būtų subalansuotas. Kad pirmiausia, tai būtų numatomas tos policinės priemonės, taip kaip Austrijoje, atitinkamai apsaugos nuo smurto orderis. Ir toliau jau galėtų įsikišti baudžiamasis įstatymas pagal sunkumą. Taigi, reiškia, visas pasaulis priima apsaugos įstatymus. Čia prokuratūros pozicija man visiškai yra nepateisinama, tai tiesiog užsidarimas siauroji savo srityje. Visos šalis priima apsaugos nuo smurto įstatymus, tačiau irgi yra pastebėta, kad baudžiamoji teisė yra brangi, sudėtinga, taip kaip dramblį sunku išmokyti važiuoti dviračiu, taip sunku baudžiamąją teisę pritaikyti apsaugai nuo smurto. Ir būtent, reiškia, visada yra numatomos ten, kur veikia tie įstatymai, tos civilinės priemonės. Todėl, kaip jums atrodytų, ir Salomė, mūsų receptas buvo ir pasilieka tas pats. Papildžius apsaugos nuo smurto orderių, būtent, arba kaip atskirų institutų, arba kaip dalį apsaugos nuo smurto žmogaus įstatymą, mes jau galėtumėm trupučiuką labiau išsidiferencijuoti. Taip, bet reikėtų tada pakeisti nuostatą, mano yra viena iš tokių fundamentalių nuostatų įstatymą, kad smurtas užtraukia baudžiamą atsakomybę. Nes tai nebūtų suderinama su civilinės apsaugos orderiu, nes taip išeitų, kad tai nebūtinai užtraukia. Tiesiog neužtektų papildyti apsaugos nuo smurto orderį, reikėtų peržiūrėti bendrą baudžiamąjį įstatymų pobūdį. Ir aiškiai deklaruoti, kad įstatymas yra skirtas apimti įvairias teisės sritis, o ne tik baudžiamą teisę. Tiesiog preambulė keisti. Nebūtinai tik preambulė, bet tiesiog labiau subalansuoti. Aš dabar neprisimenu mintinai įstatymo, tiesiog šitą nuostatą tai gerai žinau, kad parašyta, kad smurtas užtraukia baudžiamą atsakomybę. Bet galbūt yra ir kitų būdų, bet nedrįstu komentuoti, nes mintinai nesu. Labai ačiū, labai svarbu, tai kaip sakote, pirmą kartą aš girdžiu, kad kažkas čia jau pradeda atsidarinėti, nes šiek tiek uždaryta. Nes kitos šalys, vėlgi tikrai mes žinom tas praktikas, jau vaikų skausmą, sprendė šitą, turbūt šitą klausimą, aš pradėjau galvoti, reiškia specialiąją normą, kad vis dėlto reikalinga baudžiamajame kodekse, nežinau ką pasakys kiti teisininkai, specialioji norma, kuri nurodo, kad smurtas artimoje aplinkoje užtraukia baudžiamąją atsakomybę, neprisimenu kurioje Balkanų šalyje, nuo 6 mėnesių iki 6 metų. Ir tai yra kaip nuostata. Ir užtat reiškia tada tas įstatymas apsaugos
jisai konkrečiai pririšamas prie to konkretaus reiškia dalyko, kuris irgi kalba apie tą patį, apie smurtą artimoje aplinkoje. Tiksliau, kad reiškia atvirkščiai, kad būtų net ir baudžiamasis įstatymas impregnuojamas. Reiškia, inicijuota tam taip pat būtų sąvoka smurto artimoje aplinkoje. Ir tada mes jau tarsi trupučiuką, kažkoks mano supratimo bent jau tiltelis atsiranda. Ar aš viską? Nedrįsčiau komentuoti, iš tikrųjų labiau esu susipažinus su Austrija ir Vokietija. Ir tuo pačiu žalos kompensavimo mechanizmu. Pavyzdžiui, Austrijoje kompensuojama ne tik tokia pagalba, kokią aš išvardžiau Lietuvoje, bet tokia skubi, pavyzdžiui, pagalba yra kompensuojama, tiesiog iš karto sumokama. Tai ten iš esmės apskritai yra socialinė valstybė ir viskas veikia truputį kitaip ir daug draugiškiau pačiai aukai. Tai tiesiog jo pagalbos rūšis net yra kitos. Tai jeigu prisiriš prie kažkokio modelio, jo reikia nuosekliai laikytis, bet aš nežinau, prie kokio iš esmės modelio taip jau Lietuva dabar yra prisirišus, postuluojama, kad Austrija, bet ko gero ne Austrija, kažkoks lygikas. Išsikraipė, jo, kažkaip labai išsikraipė, eidamas per Seimą. Taip, mes čia liūdėjom labai ir visi darbo grupės nariai dėl Teisėtvarkos komiteto nuostatų. Aš labai atsiprašau, tenai, kur sakėt, kad jeigu taip, aišku, galbūt galima tenai galvoti apie tą kažkokią tai savoką kažkurioje vietoje baudžiamajam kodekse, kas liečia smurtą artimoje aplinkoje, bet tikrai tokia savoka, kad smurtas artimoje aplinkoje užtraukia nuo 6, ten, sakykime, iki tiek, nes reikia turėti omeny, kad, sakykime, gali būti nužudymas susijęs su smurtu artimoje aplinkoje, gali būti, kaip sakoma, sužalojimas, gali būti plėšimas, kai kurių faktų mes jau turim ir taip toliau. Ir sankcijos tai tikrai turi būti skirtingos. Mes grįžtam atgal. Tai jau yra baudžiamajam kodekse. Ir tas, ir tas, ir tas, ir tas. Kalba eina apie tai, kaip sunkiai skinasi kelią į teisinę sąmonę. Smurtas prieš moteris šeimoje arba smurtas artimoje aplinkoje. Ir bet vėlgi sakau, ateina tarptautiniai teisės aktai, kuriuos reikės integruoti. Ir tai mums irgi tenka trupučiuką smegenis, taip sakant, irgi pasukti. Ir vienas iš kelių, kurio ėjo pasaulis, tai būtent integravimas į baudžiamąjį įstatymą, nuostatos, kurie aiškiai parašyta smurtas artimoje aplinkoje. Tai aš nežinau, ar mes dar turim, nes laikas tas negailestingai bėga, ir mes dar turim keletą pranešimų, ar dar turėtume ką nors? Tiesiog dar labai trumpai, iš tikrųjų, iš pačios policijos išgirdau, nenoriu tik minėti pavardžių, bet vienas pasiūlymas buvo, kaip tai truputėlį diferencijuoti ir kompleksiškai tai žiūrėti. Tai yra manymas, kad būtų logiška traukti kaip tik administracinių teisės pažeidimų kodeksą atskirą sudėtį, pavyzdžiui, chuliganiški veiksmai šeimoje arba chuliganiški veiksmai artimoje aplinkoje, ir tai policijos nuomonė būtų adekvačiau už dabartinį baudžiamąjį persekiojimą, nes ar taip vis tiek baigėsi susitaikymais, tai administracinė atsakomybė būtų labiau vietoj. Bet tai tiesiog... Mes prieštarautume, griežtai prieštarautume, ir yra daug argumentų prieš tai, čia jau iš tikrųjų. Bet ačiū, kad jūs tą paminėjot. Apie tai mes esam truputį irgi diskutavę. Pavyzdžiui, kaip jau kalbėjo gerbiama Eglė Gibavičiūtė, pasaulio ekspertai mūsų įstatymą aukštai vertina, gerbiama Salomėja, nepaisant to, kad iš tikrųjų jis išsiklaipė ir pasidarė kažkoks hibridas. Tos esminės nuostatos, kurias toliau jie ragina atrasti būdus, integruoti toliau į nacionalinę teisę, nuostata, kad yra nusikaltimas, tai kad yra žmogaus teisų pažeidimas, jis atveria du kelius. Vienas yra apsauga, o kitas reiškia iš tikrųjų kvalifikavimas taip, kaip tai iš tikrųjų yra, kad yra nusikaltimas. Tos šalis, kurios nuėjo pagal tą misdemeanor, būtent turbūt administracinius tuos, jos visos turėjo aklavietę ir vėl ieškojo išeičių. Taip, kad jie laiko, kad mes pradėjom teisingai, kaip turim teisinti. Toliau, tai nėra lengva. Tai kągi, tada tikrai nuoširdžiai dėkoju ir manau, kad pasiliksim kontakte ir pabandysim pagalvoti, ar galima taip tikėtis. Ar galim veiktis? Kągi, ir dabar mes dar turim turbūt vieną pranešimą, bent aš taip suprantu, reiškia apie irgi didelės diskusijas sukėlusi smurtautojai, reiškia, ir versus smurto aukos.
Tai mes turim Zuzaną Vasiliauskaitę, kuri yra mūsų centro konsultantė, yra teisės psichologijos paskutinio kurso magistro studentė. Vėlgi turi tarptautinių visokių mokslų sertifikatų. Ir šiuo metu jinai yra paruošusi tokį, mūsų supratimu, labai svarbu mums Lietuvai pranešimą, iš tikrųjų Lietuvai, nes Lietuva žada nueiti labai keistų kelių, sprendžiant lėšų, labai ribotų lėšų, kaip girdėjom, panaudojimą. Labai trumpai, jeigu pasakyčiau, tai būtų taip, kad nei viena šalis, nes nors jau 40 metų yra vykdoma pagalba, yra specialiai įstatymai. Nuo 72 metų Amerikoje, Dulufo, Minesotos pirmojo priimto įstatymo apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, tai jau matom, kiek praėjo laiko, 41 metai. Taigi, yra bandoma sukurti infrastruktūrą, pagalbos infrastruktūrą smurtai prievartą patiriančioms moterims, asmenims, sakykime taip. Ir kaip toks visiškai šalutinis, mažas, toks tai upeliukas, kilęs iš pačių, piliečių, tų suinteresuotos grupės, buvo pagalba smurtautojams. Lietuva ketina, daryti kažkokį tai labai keistą viražą. Ir į mūsų klausimus, kaip ketiname stiprinti pagalbos infrastruktūrą nukentėjusiems asmenims, kuri, kaip jau turbūt šiandien tikiuosi gal išgirdom, kad paglengvina ir policijos pareigūnų darbą, ir moterų, ir vaikų teisų tarnybos darbą. Vietoj to, jie mums, išdidžiai atsako, kad jeigu milijonas varganas apčiauptas, vėl bus skiriamas visai, Lietuvai pagalbos teikimui, tai 400 000 smurtautojams pasilinksminti. O apie tai, kad daugybė šalių, tokių šalių kaip Kanada, kuri taip pat yra socialinė valstybė, beveik socialdemokratinė, kurios jau investavo milijardus į tą klausimą ir kurios turėjo vienintelę išvadą, kad nothing works, nieks neveikia, kad tai yra išmestas į balą lėšus, kad jos niekados nepagerino nei vienos smurto aukos, nei vaiko, nei moters gyvenimo kokybės ir dar daugiau, netgi kartais prisidėjo prie nusikalstamumo didėjimo, nes apmokytas psichopatas yra rimtesnis psichopatas, kaip nemokytas psichopatas. Tai va šitą mes kažkaip ar užmirštam, ar neturim laiko pasidomėti, ir per žemam lygį sprendžiam, Jonas Barbora, abiejų gaila ir panašiai. Problemos, mėly kolegos, prisiminkime, sprendžiasi ir truputį aukščiau negu jos kyla. Ir buities lygmenyje, asmenų lygmenyje mes nieko neapspręsim. Ir dar vienas momentas, kad jeigu mes įsijungiam į tą demokratinį pasaulį, dėl objektyvių priežasčių, okupacijos ir panašiai, šiek tiek pavėlavę mes turim ir savo privalumų. Mes galim mokytis iš tų patirčių ir klaidų taip pat, kurios jau buvo padarytos iki mūsų. Ir nebūtina toliau makoti tuos pačius purvynus su savo nedideliu ir skylėtu biudžetu. Taip kad labai prašom dėmesio, pasiklausykime apie metatyrimus šioje srityje. Sveiki. Taigi atsakant į klausimą, kodėl žmogaus teisės ginančios moterų organizacijos prieštarauja taip vadinamų smurtinio elgesio keitimo programų teikimui šiandien Lietuvoje, tai priežastys yra dvi ir jos labai paprastos. Visose šalyse, kuriuose buvo pradėta diegti tos programos, tai visų pirma buvo užtikrinta ir įtvirtinta pagalba smurto aukoms ir tik tada buvo jau kreipiamas dėmesys į smurtautojus. Tačiau praėjo jau beveik pusę amžiaus, kai buvo tai daroma, ir tiek praktikos, tiek tyrimų, tiek metatyrimų duomenimis tos programos nepasiekė savo keltų tikslų ir yra visiškai neefektyvios. Ką aš turiu omeny visiškai neefektyvios, efektyvumas yra 1%. Tos duomenys galima tiesiog paaiškinti. Tiesiog buvo darytas metatyrimai ir buvo skaičiuotas tiesiog kiek procentų žmonių baigė būtent smurtauti tas programas. Yra labai svarbu atrankos. Atrankų vykdyti negali bet kas ir bet kas negali dalyvauti smurtinio elgesio keitimo programose. Kodėl? Yra tikima, kad bent jau 20% suimamų smurtautojų turi psichopatams būdingų bruožų arba tendencijų. Ką tai reiškia? Psichopatai patys iš savęs yra labai linkę į nusikalstamumą. Ir bet kokia terapinė intervencija didina jų nusikalstamumą. Tai reiškia, jie tiesiog geriau išmoksta, kaip nusikalsti. Ir iš tikrųjų grafos, galite pasiskaityti internete, pažiūrėti, grafos yra iš tikrųjų, kur 50 minutėmis,
kur 50% ir po terapijos išauga iki 90% nusikalstamuose, išnaudoja visą savo potencialą po mokymų. Taigi tai grupė žmonių iš viso negali būti taikoma, tai yra 20% to kontingento. Tai tarkim atrinkus jau žmonės, kurie gali dalyvauti tose programuose, į nei vieną susitikimą neatvyko 59% tų asmenų, tai reiškia, liko 41 asmuo. Ir iš tų 41 dar 75% nebaigė programos. Tai mes turim 10%, tai yra, jeigu mes skaitom 100 žmonių buvo, tai yra 10 žmonių, kurie baigė. Dabar ne tik svarbu baigimas programos, svarbu ir ar buvo pasiekti, ar tai yra efektyvu, ar buvo pasiekti programos kelti tikslai. Ir kitų tyrimų buvo bandoma nustatyti, ar pasiekė, tai buvo 5 punktai išvardinti, pagal kuriuos buvo vertinamas efektyvumas. Ir ištirta, kad iš baigusiųjų 10% pasiekė programos tikslus. Tai jeigu mes turėjom 10, kurie baigė ir iš tų 10 dar 10, kurie turėjo naudą, tai mes turime 1%, vieną žmogų. Tai reiškia, iš 100, kurių dalyvavo, tik tai 1 turėjo naudą. Ir yra tikima, kad tie, kurie pasiekė tų tikslų, jie turi vidinę motyvaciją keistis. Tai reiškia, programa kaip ir nieko nepadarė. Tai vietoj jisai pats tiesiog iš savęs turėjo polinkį, norą tai keisti, tai daryti. Taigi apie tą efektyvumą, kad tai iš tikrųjų, kad tai nepasiteisina, vienas tai kainuoja labai daug pinigų. Apmokyti specialistus, bet kas negali to daryti. Pirkti programas. Viena programa negali būti taikoma visiems. Programų turi būti tada bent jau 10. Nusipirkti, išversti, pritaikyti, apmokyti specialistus, rasti žmonių, kurie nori dirbti su tuo kontingentu ir sudėti tiek pinigų į 1%, kuris galbūt atsiras toj visoj dalyvių skaičiuje. Aš manau, tai yra iš viso. Mes neturim tokios prabangos, mes neturim tiek pinigų ir mes negalime. Ir dar aš atkreipsiu dėmesį, turint galvoje 1% naudą turėjusių ir 20% galimai turėjusių mums visiems didesnės žalos. Tai iš tikrųjų yra. Ir dar kitais tyrimais yra atlikta, dalyvaujant programoje yra privaloma, ne visos to programos daro, bet tarsi geros programos praktika būtų ta, kad tuo metu yra kontaktuojama ir su smurto auka, tai yra su partnerė to, kuris dalyvauja programose. Ir stebint tai, ar smurtas tęsiasi, ar jisai, iš tikrųjų, kaip tai koreliuoja tarpusavy, koks yra ryšys dalyvavimo programoje ir smurto mažėjimo. Ir atrasta tai, kad netgi, nesvarbu, 64% partnerių pranešė, kad smurtas tęsiasi. Tiesiog, jeigu tai buvo prieš tai fizinis, jisai pakeitė formą, tai tapo žiaurus verbalinis ir emocinis. Tai reiškia, jisai tiesiog išmoko. Kitaip, tiesiog teisingai, vadinkim taip, naudoti smurtą, kad tai nebūtų taip lengva teisiškai įrodyti. O tą tyrimą konsultuoja čia JAV vykęs tyrimas, taip? Čia yra pasaulio šalyse, yra ne vien tik JAV. Nes aš JAV ambasadai lygiai tokius pačius duomenis girdėjau. Tai meta, ir nereiškia, kad yra metatyrimai. Taip, aiškiai. Metatyrimai tai yra tyrimai. Kai imamas tam tikras reiškinys ir žiūrima, kokie tyrimai atlikti, ir žiūrima jų rezultatus ir tada yra tie rezultatai. Per keletą dešimtmečių pjūviai gali būti, geografiškai gali būti įmama. JAV ar Europos? Tai ir Europos gali eiti. Tai tiesiog, o dar 50%, tiksliau aš atsiprašau, 64% pareiškia, kad smurtas neišnyko, kas jį tęsiasi toks pat, o 50% pranešė tai, kad jis pakeitė formą. Ir kas labai svarbu, 100% smurtautojų teigia, kad jie naudoja smurtą. Arba neigia, kad naudoja smurtą toliau, kad tęsia naudoti. Ir dar kas yra žinotina tai, kad kaip vyro dalyvavimas, smurtautojo dalyvavimas programoje gali pakenkti moteriai. Moteriai yra sukūriamas klaidingas saugumo jausmas. Dauguma smurtą ir prievartą patiriančių moterų, ypač jeigu tai yra ne pirmas kartas, jos žino, kaip atpažinti būsimą smurto įvykį. Nežinau, ar esate girdėjęs kartais savo, kad aš iš akių matau, kad dabar tas įvyks. Arba jinai žino tam tikrus, jinai žino, kaip tai atpažinti. Ir kai vyras dalyvauja toje programoje jinai tarsi nuleidžia savo saugą.
jinai mano, kad tai nebebūtų, kad jisai jau dabar pamokytas, jisai jau tikrai taip nebesielgs, jeigu taip elgsis tikrai ne taip žiauriai. Ir iš tikrųjų prieš tai turėjus visus priemonės, pavyzdžiui, mobilų telefoną su 112 jau surinkta, dar nepaspausta kvietimo, ar kaimynų paprašymas, kad jeigu ką kvieskit. Tarsi, jinai turėjo apsaugos priemonių, jinai jas tik visas panaikino. Ir tas, kas kartais būdavo, iš ko jinai pabėgdavo ir nebūdavo taip žiauru, gali labai žiauriai baigtis. Vien tik tai dėl to, kad jinai tarsi tiki, kad visa kita sistema jai dabar padės. Kitas dalykas, jeigu ypač smurtautojas tęsia smurtinį elgesį, moteris bijo kreiptis į teisėsaugos institucijas. Kodėl? Pirma, jinai bijo, kad jį pašalins iš programos, nes jisai gal tai neišmoko, tai jisai tikrai išmoks, kaip baigs. Tai yra įsitikinimas, dažnai labai klaidingas. Ir kitas dalykas, jinai tarsi bijo, kad jį pasodins, tiesiog nuteiks. Jeigu jisai irgi pasiek jisai išeis, tada jį gali būti dar blogiau. Ir dar kitas, kad jeigu moteris ir nebesikreipia ir tarsi davė šansą tai sistemai padėti jai, tai yra vyras buvo paskirtėm priemonę taisyti, snaikyti tas programas, ir jos akimis tai yra neefektyvu, jinai nebepasitikė absoliučiai visą teisėsaugos sistemą. Iš esmės, jokios pagalbos jinai nebeieškos, ir jos vaikai, ir jos iš esmės ta aplinka, kuriai žiūri, ar kurioje yra visiems. Tai yra žalia. Taigi, manau, būtų turbūt tiek pranešimų. Ką galėtų pasakyti socialinės apsaugos darbo ministerija? Na, tai socialinės apsaugos ir darbo ministerija iš tikrųjų, jeigu kalbant apie lėšas, tai čia labai teisingai, turbūt ir tyrime to ir išaukoja. Iš tikrųjų buvo ir pasakė, kad net kai dirbama su smurtautojais, vienai per kitaip, visų pirma, tai yra turėtų būti sudarytos, reiškia, visos sąlygos gauti tą pagalbą, reiškia, visų pirma, prevencinę, ta prasme, kad nebūtų to smurto. Kitas dalykas, tai yra smurtą patyrusiems. Tai be jokios abejonės, tai matyti yra svarbiausia ir tai yra svarbiausias akcentas. Bet kitas dalykas, apie ką čia kalbama, žinoma, aš negaliu, kaip sako ministerijos atstovas, kvestionuoti tų tyrimų, kokie ten yra, reiškia, padaryti. Bet tik tai tiek aš noriu atkreipti tą dėmesį, kad vis tiek kalbame ir apie Stambulo konvencijos, reiškia, ratifikavimą. Ta prasme, Lietuva jau yra pasirašius, reiškia. Na, ten to Stambulo konferencijai irgi kalba. Ir apie darbą su smurtautojais. Tai žodžiu, na, iš tikrųjų, tikrai yra labai svarbus ir prasmingas tas pranešimas. Ir ačiū, gerbiama Livija, mums esate ir paplatinusi tos informacijos. Ir aš iš tikrųjų buvau susipažinęs ir perskaitęs, ačiū jūsų rinkta tą informaciją. Bet iš tikrųjų, na, aš manau, ta prasme, aš dabar neturiu tokios labai, tarkime, tvirtos, sakykime, nuomonės. Bet aš sakau, kai kalbėsime ir apie konvencijos, reiškia, tą įgyvendinimą, na, nežinau, aš manau, kažkaip detaliau aptarti šitą aspektą vis tiek būtų turbūt svarbu ir šitą aspektą. Be visų kitų. Bet tam tikrą uždėjus teisingą akcentą, nes kalbant apie Stambulo konvenciją, tai neateina mums į pagalbą, mums nevyriausybinėms organizacijoms. Kodėl? Įsiskaitykime jos tekstą. Iš tikrųjų taip, buvo, reiškia, mestas tas šūkis padėkime smurtautojams, čia be abejo patriarchato smūgis atgal, kada patriarchaliniai disfunkciškai šeimoje trūksta resursų, jie taip pat perdarinami smurtautojo naudai. Šitą mes žinom, tiesa? Apie ekonominį smurtą net įstatymą įrašėme. Kaip patriarchalinė valstybė elgėsi, kaip disfunkciška patriarchalinė šeima ir trūkstant resursų, jos taip pat perdalinami smurtautojo naudai. Bet čia mums jau reikia susimastyti, taip, piliečiams atsakingiems. Bet ką noriu pasakyti apie Stambulo konvenciją, kadangi patys rašėm pagal jas, irgi mes kartu su Veigu, ir Veigas turėjo apmokamą lobistą ir mūsų visus purtė, kad mes rašytumėm atsiliepimus ten per visą tą procesą. Ten yra įdėta sauga, kadangi jau per tą laiką, kada jau buvo bandoma, kaip jau sakėm, ar ne, jau buvo prieita to atsargaus požiūrio į tas smurtautojų programas ir jau tai atsispindi ir konvencijoje, kad šitos lėšos neprivalo būti įmamos iš tų pačių programų, kur yra smurto aukoms.
Ir tada žiūrėkit, kas atsitinka. Atkreipkite dėmesį visi, nes mes turim visi žinoti, kaip valstybės pinigai panaudojami, tiesa. Reiškia, mes turime labai gerą strateginį dokumentą, kurį turiu padėkoti ir gerbiamam Steponui, matyt prisidėjo, kad mes jį išsaugojom. Nes prie konservatorių buvo norima jį naikinti. Tai yra valstybinio smurto prieš moteris mažinimo strategija. Taip? Ir jinai buvo priimtas 6 metais, 7 įsigaliojo 2000, ten buvo įrašyti smurtautojai. Mes buvom prieš, bet kitai rašė. Tai buvo įrašyti. Ir atitinkamai gavosi, kad smurto prieš moteris įveikimo strategijoje ėjo priemonės su smurtautojais. Tai dabar šitą gerą dokumentą, kuris matyt jau paseno per tos 7 metus, reiktų revizuoti. Kadai. Iš tų nedidelių 2 programų smurto šeimoje SŠM, ar ne, pagal šitą valstybinę strategiją ir CPC, pagal apsaugos nuo smurto paplito įstatymą, privalo būti išimti visi smurtautojai. Nes Stambulo konvencija nurodo, kad finansavimas, jeigu jau šalis nuspręs, bet čia yra tas sauga, čia yra tas pasikeitimas, tai yra tas prikauptas žinių jau bagažas, tas kokybinis šuolis, tik iš kokių nors kitų programų. Tai va, socialinė ministerija gali atsikvėpti, kad čia nebe jų jurisdikcija. Galbūt probacija, galbūt kokios nors kitos turtingesnės ministerijos. Bet jau tikrai nebe socialinės apsaugos darbo ministerija. Tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad mes tai kažkaip yra. Ne, tai kam perduoti šitas programas čia eina kalba? Taip, bet jau tikrai nebe iš mūsų kuklių, reiškia 1 milijonas, atsiprašau, aukoms, o jau 400 000 pagal 14 metais, reiškia ten, kur jos nebus panaudotas praktiškai. Ne, tai žinokite, gerbiama Lilija, iš to 1 milijono, tai darbui su smurtautojais mes ten praktiškai neskiriame. Taip, iš to kito, SŠM. Iš to kito, aišku, buvo praktika, kaip jūs sakėte, reiškia. Taip pat nereikia keisti pagal Stambulo konvenciją. Tai su konvencija viskas gerai. Taip, mėly kolegos, kiek turim valandų? Po 3:20. Po 3:20. Mūsų laikas tiksi labai ir labai. Ar yra dar kažkas, kas nepasisakė ir ketino pasisakyti? Turbūt ne. Kažkas negalėjo, neatvyko. Mums labai gaila, kad prokurorai taip kažkaip susiklostė, nes tikrai jau tikėjomės diskusijos. Kągi, tai ar galima dabar per tą mūsų likusį laiką tiesiog jūsų atgalinio ryšio? Mūsų netaip daug yra, kiek aš girdžiu ir jaučiu. Ar mes galim kiekvienas šiek tiek pasakyti, kas galbūt buvo svarbu ir kas šitame rezultate mūsų visų vis dėlto praleistų kartu 5 valandų, tiesa? Reiškia, rezultate mūsų visų darbo galbūt galėtų pasikeisti. Kas kažkaip tai gali būti keičiama arba kuria linkme mes galim judėti, kur pasimato šviesa tunelio gale. Ką mes galim vieni kitiems padėti ir bendrai kas buvo svarbu ir kaip aš jaučiuosi. Ar galėtumėm pradėti iš kairės į dešinę ir taip paskui ateiti o jau dabar ekspertai yra diskriminuojami ir kalbės paskutiniai. Ar gerai? Dėkui. Ar buvo kažkas naujo? Kaip jūs praleidote tą laiką? Ar veltui ir ne veltui? Kas nuskambėjo? Ką dar norėtumėt galbūt nuo savęs įnešti, kad būtų įnešta? Aš nuo vaikų teisų galiu pasakyti, kad man šita konferencija patiko šiandieną. Spėjau, kad kartu pertrauką jau pasigirti ir skyriaus vedėjai, kad tikrai buvo labai naudinga konferencija ir dėl bendradarbiavimo, ir iš vis dėl naujovių, ir dėl jūsų centro darbo. Ir nors mes su jumis bendradarbiavom, bet manau, kad dabar dar aktyviau bendradarbiausim. Ačiū. Visada reaguosim į jūsų pranešimus, konsultuosim taip pat savo klientus. Jūratė labai prisideda, aišku, prie to konsultavimo. Bet konsultuosim ir mes, ir Tadas, mūsų specialistas, kur su tuo smurtu dirba. Ir tikrai rekomenduosim toms nukentėjusioms mamoms kreiptis būtent pagalbos kompleksinės pas jūs. Tikrai konferencija naudinga. Tikrai ačiū, kad pakvietėt mus ir organizavot. Ačiū labai, gerbiama Rima. Nuostabu. Mes ir esame 3 pagrindiniai veikėjai - policija, vaikų teisės ir CPC. Tarp kitko, mes su Vilniaus miesto policijos komisariatais neturim jokių problemų. Mūsų santykiai tikrai yra draugiški, nes ir telefonais, ir raštu, ir faksais, ir elektroniniais, ir dėl vaikų įėjimimo, ir pervežimo, ir taip toliau. Ir dar noriu pasakyti, kad ir departamento institucija policijos žinotų, kad Vilniaus mieste yra porą mėnesių naujai įkurta, dirbanti visą parą ir priimanti vaikus paramos vaikams ir šeimai tarnybą, kuri randasi Kojelavičiaus
129 gyvūnai. Tai va, jau ir tvarkoja. Su tuo Visą šimtiniu. parą taip gali nešti. Ten yra ne globos namai, tai yra laikinas vaikų apgyvendinimas. Pastatas labai gražus ir išoriškai ir viduje. Yra tikrai visos paslaugos vaikams. Dirba socialiniai darbuotojai, dirba komanda, dirba specialistai. Anksčiau turėjom Gilės globos namuose buvo patalpėlės, kur praktiškai vienas žmogus dirbdavo su beveik iki 20 vaikų. Dabar tikrai yra komanda ir atsitikus bėdai, tikrai jau nežinom kas dar, tai yra paramos vaikams su šeimai tarnyba. Puiku, va, jau yra rezultatas mūsų bendro pasikalbėjimo. Ačiū, gerbiama Rima, gal eikim toliau, nes laikas labai spaudžia. Policijos atstovų čia nemanau. Jūs patys konferencijai matėte ir išgirdot, vis dėlto visas prašymas, visas viltis yra metamas į policiją. O policijai pagalbos jau reikia pačiai ieškoti. Taip, reikia pagalbos. Statistika ir viską matot. Todėl viso to krūvio darbinio, visos tos problemos sprendimo nereikia užmesti net policijos pečių, nes policija tikrai turi daug funkcijų visai kitų. Viena iš pirminių problemų, kas yra matoma policijos patys mato, todėl reikia daug tos pagalbos, nes mes patys irgi negalim nei tų įstatymų kažkaip koreguoti, nei nieko, nei taisyti, tiesiog mes vykdom įstatymus tos, ką sukuria pati visuomenė. Ką prašo, ką pats Seimas priima, kokie tai įstatymai yra, mes tiesiog juos vykdom. Jūs susiduriam su tom pačiom problemom, kur jūs ir kaip patys kalbat, kodėl prokurorai vienus sprendimus priima, kodėl teismai taip pasižiūri, nes negalime, kad mes vykdom tiesiog įstatymo raidą. Todėl jūs pritarėt mūsų nuostatom, kad nuo policijos irgi reikia nukrauti, jai reikia pasirūpinti, jai reikia suteikti kompetencijų, kvalifikacijos ir daugiau iš įvairių išteklių. Mes tiesiog sakom, kad nuo policijos funkcijų nereikia, tai tiesiog reikalinga pagalba, kad jeigu vėl susiduria policija su viena ar kita pagalba, kad policija žinotų, į ką kreiptis, į kurių kompetentingus asmenys kreipusis pagalbą. Supratau. Ačiū. Aš maniau, kad jūs tam pritarėt ir apie tai, kad su prokuratūra kažkaip tai irgi reikia tos santykius vis dėlto harmonizuoti. Bet dėkui. O nauda jums, jūs jaučiat, kad turėjot kažkokią naudą? Ne, tai tiesiog mes matom požiūrį, mes pamatėm požiūrį, kaip visuomenė žiūri, kaip yra taikomas, kaip tos normos visos, kad tai problema yra sprendžiama, tiesiog jinai ne tik, kad priimtas įstatymas ir viskas, mes priėmėm įstatymą ir jūs vykdykite, jūs kapstykitės, nes tikrai dalis tos policijos galvojama priimtas įstatymas ir niekas toliau neveikia. Jūs patys kelia problemą, prokuratūros netenkina priimti sprendimą, teismų požiūris vis tiek jūs norite to kito, tai jūs vis dėlto sekat tą seką visą priimtų įstatymą. Atgalinis ryšys vis tik šakos. Labai ačiū. Taip, galima toliau. O kuris komisariatas? 6. Vat, tie, kurie teisingai sakė, mane lygė, kad vat, tie, kurie bendradarbiauja visą laiką. 3 komandos, PPC, policija, teisė. Įstatymai įrašyti. Dėkui. Taip, toliau gal. Visų tyli gal aš. Daug žmonių už nugaros savo, bet niks nekalba. Kalbėkit, kas nors mane turi išveš į kovą. Labai man įdomu. Taip, ir laikas truputėlį tiksi, nes sakė, 3:30 rūbinė lyg tai uždaro. Nieko apsauginė atiduos. Nu, tada šitas. Labai prašom, kalbėkim gerai. Kai pasakai, pats išgirsti, ką pasakai. Galime aš? Tai prašom. Niekas nenori. Vedėja jau išsakė turbūt daugmaž viską, ką mes norėjom pasakyti. Aš išsakiau skaudamus mums iš tikrųjų dalykus, kai susidurėm su dviprasmiškom situacijom tokiom. Kadangi policija čia skundžiasi, kad ant jų visas smurtas kraunamas, nu ką darysi, tai yra nusikaltimas. O nusikaltimus pas mus tyria policija. Turiu vieną prašymą, kurį pamiršau paminėti, šnekėdama. Labai mažytį, kaip pradedat ikiteisminį tyrimą. Kaip taisyklė 140 straipsnis 2 dalis, pas visas vienodas. Nu labai prašyčiau vis tiek pasižiūrėti individualiau į koks ten atvejais.
kiek yra sutrikdyta sveikata. Ir galų gale nei vienas smurtautojas savo aukos nemuša net rankų tylėdamas, nebent jis būtų nebylys. Kartu eina grasinimai, eina baisus grasinimai. Aš tave užmušiu, aš tave užkasiu, aš ten. Ir visą tai girdi vaikas. Taigi dadėkit dar tą vieną straipsnį, kad mažai nepasirodytų. Tikriau. Ar gerai? Mano praktikos grasinimas nei vieno nėra teisminės bylos, kad būtų laimėta už grasinimą nuteistas žmogus. Grasinimas Yra, kai yra realus pagrindas manyti, kad tai galėjo būti įvykdoma, kai yra griebiamasi peilių, ginklų, pistoletų. Čia teorija. Ne, mes praktiškai esam susidūrę, ne tik teorija. Praktikoje nei vienos bylos nėra už grasinimą nuteistas vienus metus. Tai kam baudžiamajam kodekse šitas straipsnis gal Netgi išmestas? mes žinom, kad yra. Yra, tikrai yra. Ir Vadinasi, vieno liudytojo parodymai nėra laikomi patikimais. Taip, nes jų negali remtis, niekas nesiremia, teismas negali. Tai ne, tai vieno liudytojo, bet jeigu yra įvairių variantų, įrašai, yra įrodymai, ir jo filmuota medžiaga ir... Ne, tai galbūt čia jo būtent praktikoje, būtent šešto PK, jeigu realiai paimsim Respublikos, aš tikrai manau, kad už 145, jeigu neklystu šitas straipsnis, 145 straipsnį, tai manau, kad tikrai surastume nuosprendžių, kur buvo nuteistų ir... Tai jeigu nerašysi, tai ir nebus, bet Ne, tai tikrai primiktinai prašau tai rašyti. Tikrai taip. Nes praktikos yra formuojamos, čia mes su jumis juose dalyvaujam formavime. Taip? Nes psichologinis smurtas... Sakykime, baudžiamąją praktiką yra nustatyta, kas formuoja ir kad būtina iš tikrųjų visas veikas, būtent iki teisminio tyrimo tyrėjai, būtent policijos pareigūnui, pagal realiai, pagal įvertintą, pagal aprašytą ir kvalifikuoti, pagal visus straipsnius. Po to geriau, kad tegu naikinasi tie straipsniai, kas pasitvirtino, kas nepasitvirtino. O, sakykime, kvalifikuoti ir pagal tą tai yra būtina. Tai čia niekas čia... Jūratė, gavot palaikymą, taip? Puikiai. Vadinasi, išgirdom, ar ne? Ačiū, bet prašau, naudokime progą. Pakalbėkime, kaip jaučiuosi, kas buvo svarbu. Visi jaučiasi pavargę, ką jau? Nu, kad... Darbas, Bet čia irgi yra darbas. Taip, čia irgi yra darbas ir darbo valanda ir be to, reiškia, mes taip pat norėtumėm girdėti atgalinį ryšį. Dabar mes pasistengim, gal jūs galėtumėte mums atgal. Išties, tai aš taip padėkoti noriu už tokią pakankamai neformalią atmosferą, kur kartu buvo kažkas produktyviai išsakyta, bent jau kiek, tai gal nėra daug, bet tikrai nėra ir mažai. Aš tiesiog esu toks žmogus, kuris turi viską labai nešališkai ir objektyviai žiūrėti pagal savo pareigas. Ir kadangi aš rašau knygos dalį apie tai, tai man visi požiūriai yra vertingi. Aš neturiu palaikyti, bent jau teoriškai neturiu palaikyti jokios pusės, bet kuo daugiau aš išgirstu, tuo mano knyga taps visapusiškesnė ir labiau tinkama gal plačiai visuomenei. Kas mane dar turbūt užkabino, kad tie pasakymai apie neveiksmingumą, neefektyvumą, tai yra tas angliškas terminas nothing works ir mes jį jau kartuojam, kadangi mano specializacija kriminologijos irgi 10 metų, bet kartu yra ir toks truputį pozityvus ryšys iš tokių gal labiau filosofinės krypties kriminologų, kurie sako, kad efektyvumas nebūtinai turėtų būti išreiškiamas skaičiais, kartais žmogus širdimi jaučia, kad jis daro gerą ir kartais svarbu ne tai skaičius, ar ten jam davė naudos kažkokios kiekybinės ar nedavė, bet tiesiog ta pati galimybė jam pasirinkti, elgtis vienu ar kitu būdu jau yra svarbi. Taip kad kartais mums, aišku, politikos ypač formavimas svarbu turėti tam tikrus skaičiukus, kurie tarsi pagrįstų, kad pinigai naudojami teisingai, bet tokiu moksliniu, teoriniu požiūriu ir net kokybiniu gal greičiau požiūriu negu kiekybiniu požiūriu, kad ir yra tas pasakymas nothing works, bet geriau yra kažką daryti ir turėti galimybę, kad tas darymas atsilieptų ar atsispindėtų, negu nedaryti nieko ir sakyti, kad niekas neveikia. Gerbiamas Salomėja, mes dabar tarsi viską vėl numetėm nuo stalo. Po 40 metų, kai bus sukurta stipri infrastruktūra, kai ta grėsmė, kuri padidėja smurto aukai, bus, taip sakant, atsveriama, jai suteikiama
specializuota pagalba, tada mes galim filosofuoti. O kol kas Kristus pasakė, jau jo korupcija tai tikrai neapkaltinsi. Meilę pamatysi pagal jos rezultatus. Tai jeigu jau toje širdyje atsiranda, reiškia, iki 90% daugiau norų nusikalsti, ketvirčių atveju, nu tai vis dėlto galvokime, apie ką kalba. Iš tikrųjų, aš suprantu, kažkur giliai, ten žmogmyliškai, ten panašiai. Bet pasaulis ir tai jau irgi atsakė, kad tai tada ne valstybės reikalas. Tai yra tų suinteresuotos grupės, tai yra tie patys lobistai, kaip ir alkoholio lobistai. Alkoholio lobistams paaiškins, kaip tai gerai ekonomikai, kaip darbo vietos, ten ir šiaip gerai, ūkio akcizai. Bet mes žinom, kad tai nėra naudinga visuomenei. Tai lygiai taip pat iš šitų centrų lobistai, jie jums atsakykite, tai čia labai žmogmyliška. Bet mes vis dėlto kalbam apie pradžią, mes dedam pagrindus, pamatus. Aš suprantu ir aš iš tikrųjų dėkoju, tai visą tai turi būti. Iš kito kampo čia esame pasakė, pavyzdžiui, auditas spaudžia dėl skaičiukų suteiktos pagalbos, o suteikta pagalba rišasi prie policijos perduotų pranešimų. Čia vėlgi gali ir mus kaltinti, kad mes mažai padarėm, nors yra objektyvios priežastys įstatymo, pasakykim, slidė eilutė su žinia, bet ir viena išgelbėta gyvybė yra svarbu. Tai čia apie gyvybės ir vadėkim teisingai akcentus. Vat gyvybė išgelbėti, kiekviena svarbi. Bet reiškia, ten kažkokios tai tam tikros asmenų grupės interesas. Galbūt jos pačios reikalas yra daugiau. Aš gal galiu, aš tiesiog repliką apie tai, gal aš ne visai teisingai išsireiškiau, sakydama apie tuos 5 vertinimo punktus. Tai nebuvo apie naudą jam, tie punktai tai buvo 26 savaičių programos baigimas, tiesa, programos laikas visiškai neturi ryšio su efektyvumu, tada pakartotinių suėmimų įrašas, programos pabaigoje pildomas testas, kuris vertina smurtą šeimoje, smurtą ir prievartą patyrusių partnerio apklausa, smurtautojo savęs paties vertinimas. Tai kaip ir to, ar jisai turėjo naudą, nebuvo klausima. Buvo 5 punktai, kurie tiesiog objektyviai vertino apie tai, ar tai programa turėjo. Ar jo nuostatos keitėsi, ar jo elgesys keitėsi. Taip, aš suprantu, kad visą tai turi būti pasakyta, kad tai yra, reiškia, filosofinis lygmuo, bet mes vis dėlto turim atsiremti į tai, kad think globally, act, reiškia, local, galvok, reiškia, globaliai, bet veik konkrečiai. Mes dabar dedam pagrindus savo sistemai. Ir jeigu nuvairuos į tą pusę, tai paskui mes ilgai turėsim taisyti. Tai. Toliau prašom. Gal dar galiniai eilės, kas man pasakytume, kokią naudą turėjo, kas buvo svarbu, kas patiko, kas nuskambėjo. Gal trumpai galėčiau pasakyti, su Tomas Milevičius iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir manau, kad šitas laikas praėjo tikrai naudingai, nes palietėm daug svarbių aspektų ir drįstu manyti, kad kiekvienu iš jų buvo padarytas didesnis ar mažesnis žingsnelis į priekį, jeigu ne sprendime, tai bent jau didesniam aiškume. Ir tai yra, manau, labai svarbu. Labai dėkoju gerbiamai Salomėjai už pasisakymą, už tokį platesnį žvilgsnį į įstatymą, į modelio, reiškia, ką mes čia turim Lietuvoje, koks yra santykis su tuo, kaip iš čia su Austrijos reikalais, bet ir daugybė kitų dalykų. Man atrodo, mes visi čia ateinam iš skirtingų sričių ir kiekvienas turime galimybę išgirsti, drįstu sakyti, aukščiausio lygio ekspertus ir įgyti tą platesnį žvilgsnį. Tai labai dėkuoju. Labai ačiū, gerbiamas Tomai. Kaip gražu klausyti ministeriją kalbant tokiu taikiu, taip pozityviu tonu. Valkimės kitaip kalbam kada. Gal mums yra šiek kartais ir daleisti būtų humoro šou, kaip jūs atsiprašau, viršininkų gal dovanokit. Netyčia, nepasakiau kokie, daug viršininkų. Na, gal truputį aš keliais žodžiais. Jau vien tas susirinkimas, sakykime, ir bendravimas įvairių ir iš įvairių institucijų ir, sakykime, jau taip parodo, kad visgi vienaip ar kitaip
visiems yra svarbus tas, sakykime, ne tik mes, kurie įgyvendinam tuos pagrindinės 3, kurios įstatymė yra įrašytos institucijos, bet ir kitiems yra įdomu ir svarbu, kaip būtent spręsti tą problemą. Taip, yra jums konkrečios funkcijos įstatymė įrašyta, yra mums sudėtinga jas, bandom spręsti ir judam į priekį. Sakykime, man tikrai džiugu yra vien tai, iš policijos pareigūnų, šiaip jau, mes jau, kaip paminėjom, turėjom dalyvauti tik tai 2 atstovai. Tačiau matot, kiek suinteresuotų, kurie iš tikrųjų būtent irgi serga tuo pačiu, nori išspręsti problemą. Ir manau, tas noras ir bendros pastangos problemos sprendimui, tai yra jau daug. Ir išgirstam ir mes gal kartais kai kurių problemų nežinom, kaip ir iš vaikų teisių apsaugos pasakė, ir su kokiom problemom susiduriama. Tai bandyti spręsti. Nuo ko prasideda? Nuo tokių dialogų, nuo tokių diskusijų. Tai tokie susitikimai, manau, arba, sakykime, diskusijos ta tema tik tai duoda didelį pliusą. Tai ačiū. Ačiū. Gerbiamas Artūrai, malonu, kad susipažinom. Čia kažkaip jau einam link pabaigos ir paskui link tos rūbinės, ar ne? Kuri užsidaro. Apsauginė. Na, aš iš tikrųjų, čia Tomas jau pradėjo, kadangi mes kartu, kaip sakoma, su jumis dirbame ministerijoje, tai iš tikrųjų, man atrodo, kiekvienas toks susitikimas platesniam rate, nes iš tikrųjų yra tos atsakingos sritys, atsakingos institucijos, kurios įgyvendina tą įstatymą. Ir be jokios abejonės, kažkaip dirbame lyg tai ir atskirai. Ir tie susitikimai kažkaip duoda tą bendresnį tokį vaizdą arba padeda galbūt labiau apsijungti ir, kaip sakoma, ne tik tai išgirsti, bet gal kažkokį ir kontaktą užmegzti, galbūt labiau suprasti reiškia, nes iš tikrųjų vis dėlto, kaip ir gerbiama Lilija pasakė, kad dedame pagrindus tai sistemai, kūrėme tą sistemą, tai kuo daugiau supratimo, žinojimo, tai tuo, man atrodo, geriau iš tikrųjų arba tvirtesni tie žingsniai bus tos sistemos iš tikrųjų kūrimo. Na, kas man iš tikrųjų, aš jau minėjau galbūt pačioj pradžioj, kad vis dėlto svarbu mums eiti link tos kokybės, būtent to įstatymo įgyvendinimo, tos pagalbos teikimo kokybės. O ta kokybė turbūt neįmanoma be bendradarbiavimo, nes iš tikrųjų nėra viena institucija atsakinga, yra kelios tas institucijos atsakingos. Tai būtent kuo daugiau reiškia to bendradarbiavimo, na ir iš tikrųjų aš manau, kad ir daugiau viešinimo reikia, nes kaip šiandien taip supratom, kad vienaip ar kitaip gal truputuką kartais jo ir pritrūksta. Na ir iš tikrųjų per tą bendradarbiavimą, per viešinimą, per tų, kaip mes matome vis dėlto, kad jau reikia kai kuriuos ir teisės aktus keisti ir daryti tam tikrus pokyčius, tiek galbūt ir įstatyminiame lygmenį, tiek ir poįstatyminėme lygmenį, kaip matome. Tai iš tikrųjų ačiū tikrai dar kartą už tą diskusiją, už tą suorganizuotą pabendravimą. Na ir aš manau, mažais žingsneliais į priekį, bet tvirtais žingsneliais. Bet tvirtai. Na ir ką, kadangi artėja Kalėdos, tai iš tikrųjų palinkėkime gal viso ko geriausio, prasmingų darbų. Jeigu nepasimatysime šiais metais, tai prasmingų darbų kitais metais. Na ir tos Kalėdos gal tegu atneša daugiau tokio susitaikymo ir kad mes mažiau turėtume darbo. O mes programą, kuo greičiau programos projektą, gerai? Programos projektą, gerbiama Lilija, išsiunčiau nuorodą, yra įdėtas į TAPI, žodžiu, į tą teisės aktų projektų informacinę sistemą, tai žodžiu,
Tai ačiū, mes ją rasim. O tada vis tiek mano kolektyvas, kaip irgi svarbu. Tai va, Anksčiau labai daug kalbėjau. nebūtinai daug. Ar ta prasme pabaigėt ir Taip, viskas. Tai aš galbūt pasidžiaugsiu, kad mūsų pranešėjų buvo daug. Ačiū visiems, kas atvyko, ačiū visiems dalyviam. Ir dar noriu padėkoti mūsų draugam, kurie padėjo mums surengti visą šitą renginį. Tai iš tikrųjų šitas diskusija buvo organizuota įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamas projektas yra ministerijos. Taip pat noriu padėkoti Vilniaus miesto savivaldybei, kuri davė mums patalpas, Pilies kempėliai, kuri mus vaišino pyragų ir šimiai suši nuo pasakalinkė. O tau kas buvo čia svarbu? O man svarbu buvo iš tikrųjų, kad man atrodo, kad kuo toliau, tuo labiau mes susikalbam vieną kalbą. Mes vis daugiau sutariam ties tam tikrais dalykais. Ir mūsų požiūriai lyg ir panašėja. Man jau tik pasirodė šios diskusijos. Aš labai džiaugiuosi. SPC. Eringa. Tai mane iš tiesų irgi labai pradžiugino, kad mes šiandien turėjom tiek daug panelio diskusijoje pasisakančių dalyvių. Netikėtai ir nemažai buvo ir šiaip diskusijos dalyvių. O dar šiek tiek malonus jausmas, kad nesijaučiam vieniši vis dėl to, kad mes ten dirbam, bet per kitos institucijos. Ačiū. Mano geriausias jausmas gal yra dėl to, apie ką aš jau prieš tai galvojau, kaip žino mano kolektyvas, apie tai, kiek yra žinomos ir kiek yra bandomos vykdyti tarptautinės sutartys, pasižadėjimai, įsipareigojimai ir visa kita. Tai džiugu matyti bent tiek, kad jie yra žinomi. Dar akivaizdu, kad mums visiems reikia gerokai padirbėti prie susipažinimo ir pagaliau darimo tikrų tvirtų žingsnių vykdant mūsų Lietuvos pasirašytus tarptautinius pasižadėjimus ir teisės aktus. Tačiau džiugu, kad bent jau šiek tiek buvo pasisakyta ir nėra naujiena nei Stambulo konvencija, nei aukų direktyva. Tai tikiuosi, kad dirbsim toliau to klausimu. O Raminta buvo dabar vienoje konferencijoje kartu su Europos lyčių lygybės institutu ir Tarptautinės sveikatos organizacija. Gal tu gali trumpai pasakyti, ką ten gero pasakė apie sveikatos apsaugą? Gal tai irgi bus įdomu? Na tai dabar visos didžiosios šitos paminėtos institucijos, bet ypač pasaulinė sveikatos organizacija labai smarkiai kelia klausimą apie tai, kad smurtas artimoje aplinkoje ir apskritai smurtas prieš moterį arba lyties aspektų pagrįstas smurtas turi būti be visa kita ko matomas ir kaip visuomeninės sveikatos aspektas. Ne tik kaip teisinis, ne tik kaip socialinis, bet ir kaip sveikatos aspektas, nes tai yra faktų faktas, tik tai tiek, kad mes ne visą laiką pozicionuojam šitą klausimą, bet tai yra faktų faktas, kad žmonės, kurie nukenčia nuo smurto, jų sveikata yra smarkiai pažeidžiama ir ilgam pažeidžiama, ir vaikų sveikata, psichinė sveikata ir fizinė sveikata yra ilgam lemiama smurto ir viso kito smurto, bet ir smurto artimoje aplinkoje. Todėl apie jį būtina kalbėti ir kaip apie sveikatos dalyką. Ir šitos tarptautinės organizacijos kalba apie tai, apie ką mes dabar kalbėjom, apie tarp institucinį bendradarbiavimą. Tai kad įtraukiant į tai, tarkime, ministerijų lygmenyje, įtraukiant dar ir sveikatos ministeriją ir jos bent jau visuomeninės sveikatos departamentą. Kuri neatsiliepia į mūsų kvietimą atvykti. Taip, tai jau būtų dar didesnis žingsnis pirmyn. Ir apie tai žmonės diskutuoja tarptautiniu lygmeniu, kai kuriuose šalyse tai yra įgyvendinama jau sėkmingiau, tarkim, Jungtinėje karalystėje
jau yra iš tokių labai praktinių dalykų, yra ir aukštesniam lygiai priimti nutarimai, bet iš labai praktinių dalykų, tai apie ką mes dabar kalbam, apie specializuotus mokymus policininkams, tai ten be to dar yra vykdomi specializuoti mokymai bendrosios praktikos daktaram, ginekologam, akušeriam, supažindinant su specifika, su galimybė atpažinti, netgi jeigu pacientė ar pacientas neprisipažįsta ir nesako, atpažinti smurto požymius ir bandyti kažką daryti, nukreipti į bent jau nevyriausybinės organizacijas ar kažkaip tai kitaip veikti. Ačiū. Tiesiog lieka tikėtis, kad kitam mūsų susirinkime mes jį tikrai būtinai surinksime kitais metais. Ypatingai, jeigu SŠM projektai prasidės nuo sausio mėnesio, kaip mes daug kartų prašėm, tai smurto šeimoje mažinimo projektai, taigi tai mes gal turėsim jau ir medikus. Tai turbūt šiandien mūsų laikas jau baigėsi. Aš dar nekalbėjau. Prašom. Aš tik labai noriu padėkoti Vilniaus moterų namam ir jums asmeniškai. Ir ką, ačiū. Nuovargis jaučiasi, todėl kad Kauno moterų draugija jau 4 metus iš eilės 16 pasipriešinimo smurto prieš moteris dienų renginius daro kasdien. Didesnius ar mažesnius, tai yra, kiek žinau, vienintelė organizacija Lietuvoje, kur tokį užsikrovė kryžių, bet dabar jau gėda atsitraukti ir tada jau turim kiekvienais metais. Ir vakare manęs laukia irgi vakarinis renginys, filmo peržiūra, bet nesigailiu, kad atvažiavau, nes iš tikrųjų ir daug ką sužinojau, bet vis dėlto liūdnoji dalis tai buvo pertraukos mano pokalbis su ponu Stepanu, vis dėlto koordinacinis centras, kiek aš supratau, bus brandinamas dar 1 metus, mūsų bręs gal labai kietas. Šiaip tai mes jau pasigendam tos galvos, kuri koordinuotų ir tą viešinimą vieningai daryti ir panašiai. Brandinkim. Tai gal tada mes galim pasiūlyti, tada skelbkite konkursą sausio mėnesį, ir laimėsime mes jį. Sėkmingai ir toliau dirbsime oficialiai. Tai kągi. Tai čia buvo liūdnoji dalis. O linksmoji ką? Linksmoji tai buvo pradžia, padėkojau, labai fainai, labai sakau, nesikėliu tikrai nekiek, kad aš daug. Artūrai, ar jūs man galėsit statistikai įmesti, mano paštą turi? Ar čia pasistatė? Taip, pas manęs jinai tik tai nėra dabar labai išsami. Tenai tai yra tik tai pagrindiniai skaičiukai tiek, sakykim, tai pasižiūrėti. Išsame analizę, sakykim, darysim tikrai yra planuojama išsamesnė analizė. Tai būtent jau, kai turėsim galutinius užsibaigus metus. Pakvieskite ir mus, gerai? Ir tada analizuosim va šitos duomenys. Na, manau, kad prie grafikų arba prie Excelio, kur būtent arba duomenų skaičiukų ištraukimo, jūsų nereikia, mes supažindinsim. Supažindinimui, bet susirinkite kartu. Kągi, dėkoju. Linksmų kalėdų. Ataskaitas rašysim per kalėdas. Ką turi? Tai aš dabar tik tai, aš dabar va tą, aš labai ant greitų, pusantrų metų. Ai, dėl to koordinacinio sako. Analizę truputėlį dariau. Iš Latvijos, atvažiavę ir Lenkijos. Kaip pas juos, kaip jie Prašau, turi? Labai prašau. Ar tau duok? Tu žiūrėk, kokią.